Mano didžiausias mokytojas, įkvėpėjas ir mentorius buvo mano tėtis. Bet čia geras, mano pirma tatušė, kurią padariau, irgi buvo skorpionas. Skorpionas, nu, tada buvo tigrai, skorpionai, drakonai ir traibalai. Jeigu tigrą moki nupiešti jau gerai, skorpioną lengviau nupiešti. Tai bendrauja su pradedančių meistrų ir tas mano autoritetas, jisai, žinai, aš ateinu, pasakau, klientui pasakau, nepergyvenkit, vienas meistras, gal jisai nemoka save išreikšti, gal jisai nemoka visko pasakyti, bet jis jums gerai padarys. Net turėjom tokį fintą, kai ateina nepatinkantis klientas, tiesiog Dimų Boran, garsiai, žinai, žinai, ir klientas, nu, matau, užsiėmė, tai gal aš vėliau ateisiu, žinai, sayonara, žinai. Bet aš myliu visus, kurie pas mane dirba ir buvo mano mokiniai, tai ačiū. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'o. O jums gerą žiūrėjimą. 1, 2, 3. Taigi, sveiki, laba diena arba labas vakaras, nežinau, kada žiūrėsit. Tai šiandien man padeda mano kolega Donatas Lasys. Aš taip pat Žydrūnas Zy ir šiandien mes svečiuose turim mūsų, net nežinau kaip gražiai išsireikšti teisingai, mūsų tatuiruočių pasaulio Lietuvoje garsintoje šviesulį, konvencijų organizatorių, Lietuvos tattoo knygos leidėją ir labai daug darantį žmogų Lietuvos tattoo pasaulyje. Tai Danis. Hi guys, labas rytas, labas vakaras, labą dieną visiems. Labai malonu, kad mane pakvietė į šitą podcastą. Čia ko gero mano pirmas podcastas Eva. Tai bandysim čia kažką išvystyti, pašnekėti ir, nežinau, gero žiūrėjimo, ne? Taip. Tai ką, ir galim pradėti nuo pradžių. Tai jo, prisistatyk, aišku, čia, manau, žiūrovai tikrai žino ir matė, bet vis tiek prisistatyk ir papasakok, kaip iš viso tas tatuiravimas tavo gyvenime. Jo, nuo ko prasidėjo, kaip atėjai. Gerai, bet aš gal trumpai, nes visi daug mažai. Gerai, mano vardas Danielius, pavardė Diečkovas, esu 82 metų gimimo, esu tatuiruočių meistras iš Klaipėdos ir tatuiruotės darau nuo 98 metų. Turiu savo studiją, kuri vadinasi Danis Tattoo. Tai tiek, tai tatuiruotėse jau 28 metai ir dar turiu dar visokių šalutinių veiklų tenais. Galėsiu papasakoti daugiau. Ja. Šitą labai buvo, aš praeitą podcastą, kai buvo Evaldas pas mus svečiuose, aš biškiai užsiminiau apie tavo pradžią kaip menininko ir kaip ten buvo apie tos telšius. Tai jo, tai turbūt biškiai būtų įdomu sužinoti apskritai apie tavo tą kelionę studijų laikais, nes aš, kaip suprantu, telšiuose dar nebuvo minties apie tatuiravimą. Kaip gimė idėja būti meistru tattoo? Gerai, čia tokia standartinė istorija, kurią reikia pasakoti nuo pradžių, tai yra nuo vaikystės. Žodžiu, mano didžiausias mokytojas, įkvėpėjas ir mentorius buvo mano tėtis. Jis tuo metu buvo keramikas ir turėjo savo dirbtuves, kur darydavo visokius keramikinius dirbinius, pradedant nuo žvakydžių, peleninių, vestuvinių, medalių ir taip toliau. O aš buvau tas, kuris trindavosi studiją ir jisai man duodavo visokių smulkių darbelių padaryti, žinai. Tenais pagalbinių ir už tai atsiskaitydavo, žinai, tenais gauna kažkokį honorarą ir man biškiai atsekdavo, ko pasakoja, aš buvau auklėjimas to turėto verslumo, kad elgti su pinigais ir dirbi, uždirbi, toks principas buvo. Ir mes ten labai gerai vaibinom su juo dviese, žodžiu, bet kokiais 94-ais pasikeitė atmosfera biškiai. Ir kadangi Lietuva atgavo nepriklausomybę, šliukštelėjo daug kinietiškų prekių ir ta tautodailė nelabai liko kam reikalinga, žinai. Todėl tėvas grįžo prie savo seno amato, tai išplaukė į jūrą, žodžiu. Paliko mane vieną. O aš jau buvau pripratęs, žinai, plus aš jau buvau paaugliukas, žinai, ir poreikiai augo, reikėjo ir to, ir ano, ir jau panelę reikėjo į pasimatymą nusivesti. Ir aš likau be savo pajamų. Tada pradėjau galvoti, nu kaip čia galim būtų užsidirbti, žinai. Ir pradėjau vienas toj dirbtuvėse daryti tos visus gaminius, bet ten irgi nelabai man sekėsi, tada strojkėse pabandžiau dirbti, irgi supratau, kad ne mano. Ir žodžiu, mano mama, matydama, kad aš stragalinu ir stengiuosi ten, kažkaip, įvertino mano tas pastangas ir kažkaip šovė, sako, tu nenori pabandyti tatuiruotės daryti, žinai. Ir aš toksai, kažkaip piešti moku, reikėjo tik išsiaiškinti, kaip tą dažą po tą odą patalpinti.
Žodžiu, 98 metais, jeigu atsiminė, ten informacijos per daug nebuvo, ne? Tai ten nei Google, nei YouTube, tai viskas ėjo per gandus. Ten vienas bičelis įdėjo kalėjime, ten papasakojo, ten su adatėlė kažkur merkė kažką. Vandenį kažkokį. Jo, tai buvo toks, žinai, ten renki. Ir tada atsimenu, kažkoks žurnalas Moteris buvo, atsiverčiu ir ten buvo straipsnis apie Ramą. Amen. Ir aš pamačiau jo darbus, galvoju, what the fuck, kaip tai padaryta tuškė, žodžiu. Tai aš ten su padytke žiūrėjau jo tas tatuškė, žinai, galvoju, nu blem, bet jisai tikrai nesu adatą daro, o taip, žinai, paukina. Galvoju, kaip čia reikėtų, žinai, ir kažkaip pas mane stebuklingų būdų atsirado pirma mano mašinėlė. Jinai buvo, man toks vienas pareigūnas, kriminalistas, sako, ai, pas mums archyvose guli, mes ten iš Turėmšikų ją, žinai, konfiskavom, sako, ne vis tiek ten dulka, sako, im gal tau kažkas išeis, žinai. O aš ten pasiėmė, nu ten labai paprasta viskas buvo, varikliukas, alkūninis velenas, čiupačiupso tas pagaliukas ir įdėta adatėlė styga už galas, žinai, spaudi pedalą, jinai veikia, adatėlė vaikšto, kaip ir algut, žinai. Ir tada, aišku, savanorių atsirado milijonas, ten draugeliai visi išsirikiavo ir, žodžiu, pirma tatuškė buvo tokia, tenais dariau draugelį Skorpioną, tokį buvau pasipaišęs. Bet, nu, turi įsivaizduoti, tai buvo tėčio dirbtuvės keramikos, kur ten belė kiek dulkių, nu, molis, pats įsivaizduoja, žinai, patėsiam raskladuškėtą, ištėsiam lovelę. Žodžiu, visi stovi žiūri, man ant tokia įtampa buvo, kad man tiesiog žliaugia prakaitą, žinai, rankos dreba, galvoju, ta mašinėlė dirbė, galvoju, what the fuck, ką čia daryti reikia. Ir, nu, aš ten nusipaišiau su tušinuku tą Skorpioną, žinai, ir tokią vieną liniją zink praplaukiau, nuvaliau su servetėlė, aš dariau net be pirštinių, nes nežinau, kad jų reikia. Ir ta linija buvo tobula. Ir galvoju, wow, viskas, čia tik tiek, žinai, ir per pusę valandas tą Skorpioną iškaliau, karočiui, ir visi tokia pauzė. Ir man, ir iki 4 ryto aš ten, ta mašinėlė lūžo, aš darau tatuškę, mano čia bėga, karočiui, tušas, karočiui, aš visas tušė, tas visas tušė, karočiui, dar kažkas alaus atsinešė. Adata ta pati. Ta pati, pofik, aš nieko nežinau. Taip nebūdavo, tai ten tom savadarbėm mašinėlėm tikrai neatiesinsi žirtuvėlės pradžinos. Ne, čia geras, mano pirma tatušė, kurią padariau, irgi buvo Skorpionas. Skorpionas, ne? Nu, tada buvo tigrai, skorpionai, drakonai ir traibalai. Jeigu tigrą moki nupiešti jau gerai, Skorpioną lengviau nupiešti. Blema, man labai dabar būtų įdomu pamatyti, kai žinai, tu dabar sakai, tigrą moki nupiešti, viskas gerai, aš norėčiau pamatyti tą pirmą tą tigrą. Jau kai dariau tigrą, jau visai neblogai gavas tigrą, žinai. Žiūrėk, aš piešti mokėjau, ne? Nes aš jau buvau baigęs vaikų dailės mokyklą ir jau buvau pasiruošęs stoti į Eduardo Balsių menų gimnaziją. Su piešimu pas manęs viskas buvo ok, bet aš nemokėjau piešti tatuškių. Nes ten buvo visiškai kiti kanonai, visiškai kitokia kompozicija, bet man pasitaikė atšviestas tatų magazin, žinai, ta prasme kažkur, žinai, ir aš irgi ten su padytkė studijavau ir kopijavau. Lygiai tas pats. Čia dėl piešimo ir dėl visko, tai aišku, tu mokinaisi, studijavai, tai man dabar toks irgi įdomus momentas, ką tik kyla klausimas. Aerografiją užsiminėdavai ir turėjai ir savo kalibrą įsipaišęs, žodžiu. Ir ar tu kažkiek suvedinėjai tatuiravimą su kaligrafija, kad, ta prasme, reikia taip pat išlaižytas mažas detalės, šešėliuką kažkur uždėti, highlightus uždėti kažkokius, ar tau tas... Ar tau šitas padėjo? Jo, esmė tokia, kad kuom skiriasi tatuiravimas nuo aerografijos. Pavyzdžiui, tatuiravime yra lengviau padaryti liniją, bet su šešėliais daugiau vargo. Aerografija atvirkščiai, labai sunku padaryti tiesią liniją, nes bet nėra kur atremti, o su šešėliais labai easy. Jo, tai tada pasirinkdavau specialiai tokius objektus, kur kuo mažiau tų linijų būtų, žinai, daugiau, kad šešėliais paišyti, žinai, ten kažkokius plaukus, kailio struktūrą, žinai. Tai vienintelis skirtumas, kad va, šešėlis linija, o kompozicijos viskas tas pats. Gerai, tada kai pradėjai tatuiruoti, ar vis tiek dar laiką darėjai aerografiją, ar ne? Ne, aš aerografiją daug vėliau pradėjau daryti, nes 98-ais pradėjau daryti, aš jau porą-trejetų metų dariau ir tada išėjo pirma dalis greitai ir įsiūtė ir tada prasidėjo ta visa tuningo, dragų, nelegalių kultūra, žinai, tada aš nuvariau 22 metais iš Tatus, užsikaliau šaibų, nusipirkau savo pirmą kalibrą geltoną. Ir kažkaip žiūriu, kažkaip jinai labai nuobodžiai atrodo. Ir aš... Tuštoka, ne? Tuštoka, jo. Tada vinilus klijavau, ten tos lipdukus ir kažkaip tėvukas rodau kažkokią nuotrauką, sakau, kaip čia tai padaro, žinai. Tai sako, čia su aerografu. Su aerografu, kas tas yra? Ir tėvukas ten nupūtė dulkes, va, aš čia studijavau, man liko, karočiui, Leningrado, tas rusų gamybos tas aerografas, parodė, kaip veikia. Eik, tu načia, galvoju, aфиgenai. Nu ir tada, karočiui, greitai kalibrą į garažą, pašiaušiam ir aš ten tokius labai gražius ornamentus, tuose ornamentas, kaukolytės, žinai, tokia salotinė, nulakavo man bičiukai ir aš išvažiavau į gatvės, tai bičiai mane stabdė gatvėje. Seni, iš kur tu tai padarei? Kur tu taip dareisi, sako, nu, sakau, aš pats dariau.
Karočiui, jums sako, visus mano pinigus padaryk ir man, žinai. Ir prasidėjo. Nuo pirmadienio iki penktadienio tatuškės, savaitgaliais garažas. Davai paišyti, ten dar turėjom Kalibrų klubą, žodžiu, tai visiems klubo nariam, kol ten išpaišiau, tada daug parodų važinėjau, ten užsakymų pradėjo plaukti. Žodžiu, kokius, nežinau, 3-4 metus aš vyriau tame tiesiog. Labai buvo afigenai. Bet paskui jau tiesiog atsibodo sėdėti savaitgaliais tose kamerose, uostyti tos acetonus visus, žinai, ir ta kultūra pabiški, jinai nugeso. Jo, bet pas tave yra tas, kad tau patinka technika ir ją kustomizuoti kažkaip ir daryti. Ir dabar tai buvo pernai ar užpernai tavo metai, kada jau ten labai užsiėmė tais motociklais. Tai irgi čia toks klausimas, ar yra tatuiravimas, jisai Evaldas praeitą podcastą labai gerai pasakė, kad tatuiravimas atneša discipliną, dėl ko jisai sugalvojo pabaigti studijas. Tai tatuiravimas lygiai taip pat atneša tą detalizavimo dalykų. Tai ar tu gali pritimti, kad tatuiravimas tau padeda, tarkim, tavo kitai kūrybai, kurią tu užsiminėjai, tarkim, kad... Biškiai atvirkščiai, sakyčiau. Pavyzdžiui, aš negalvojau, kad su tatuiruotėm aš taip toli nueisiu. Ta prasme, man atrodė pradžiai, kad tai čia bus, draugeliam patatuiruosiu, pažaisiu, reikės normalų darbą susirasti. Čia nemanau, kad kas galvoja. Jo, nes man reikėjo net 7 metų, kad aš galėčiau save įtikinti, kad tai galėtų būti mano kelias. Bet iki to mano tėtis buvo baigęs telšių technikumą, gaminio dizainą. Ir aš galvoju eiti jo pėdom, žinai. Ta prasme, gaminio dizainas, interjeras, kažkokia vizuali grafika. Ir didžiausia svajonė buvo, aš dabar tik tais, kai atsuku laiką atgal, tai aš labai daug paišiau motociklų ir mašinų, kaip jie galėtų atrodyti, visokius konceptus, žinai. Ir galvojau, gal būtų netgi fainiai automoto dizainą eiti. Tai viskas tos šalutinės veiklos daugiau yra iš vaikystės. Ta prasme, aš pradedu save analizuoti ir aš matau, kad aš viską traukiu, pavyzdžiui, Plausto, atsimeni mano nuotykiai. Taip. Tai kažkada skaičiau Hekelberio Fino nuotykiai, iš ten kažkur pasąmonės sluoksniuose išsifiksavo, kad blemba būtų fainai, bet kai tu esi vaikas, tu neturi nei žinių, nei finansų, galimybių, nei nieko. Jo. O kai esi suaugęs, atsiranda pinigų dar. Jo, bet tu tada kodėl nepadaryti? Jo, tu tada atsimeni, ką aš norėjau daryti vaikystėje, bet tiesiog negalėjau. Tai tu ir tiek saloj gyvenimas, tiek visi tie motociklo, bet mano tie projektai, viskas yra iš vaikystės, žinai, kad būtų fainiai, žinai, ir žaidi kaip vaikas savo gyvenime, eini ir atlieki savo rolę. Jo. Geras. O dabar jeigu grįžtant, tarkim, prie tų tatuškitos pradžios. Nuo pirmo tavo dūrio iki pirmos tavo studijos, koks tai buvo kelias ir koks laiko tarpas? Oh, shit, man. Aš galiu pasakyti, pirmi 7 metai tikrai buvo labai labai sunkus. Aš norėjau daryti, bet nebuvo visiškai informacijos, tai tik tais gandai. Tai mano pirmas turas buvo į Vokietiją, važiavau su mokinių kažkokią organizaciją, turėdamas, kažkokią mainų programą, ten kažką reikės padėti daryti, kažkokio volontoringo stovyklą, žinai, ir galvoju, aš nuvažiuosiu su jais, bet aš varysiu į studijas kažkur, turėjau pinigų biškį, gal kažkas mašinėlė. Aš taip galvoju, kad aš eisiu į studiją, kažkaip paprašysiu, kad parduotų man normalią mašinėlę, žinai, bet aš atvariau į studiją, jo, pasitiko mane meistras, jisai nešnekėjo angliškai, bet mes kažkaip rankom ten gestai, žinai, ir jisai man davė Jet France katalogą. Buvo tokia kompanija, Jet France, sako, va čia, užsisakai, nusiunti pinigus, tau parsiunčia, žinai. Ok, grįžau, bandžiau ir pradėjau užsakinėti iš Jet France, jau pirmą tada Coilą užsisakiau. Gerai, tada praėjo kažkiek laiko, mane tas Coilas kažkiek tenkino ir tada buvo studijų laikai, antras kursas, buvo tokia mada Work and Travel USA, studento mainų programa ir tada visi mūsų kartos žmonės varydavo į štatus. Kas gali. Jo. Vasarą padirdavo ir ten, žinai, galėdavo, aš ten tokie gandai iš draugelių, žinai, ten 10 000 eurų už tą baksų užsidirba, ten 15, žinai, galvoju, čia labai didelis. Jo, ir galvoju, reikia ir man varyti. Jau dabar čia dabar jau skaityk nėra blogai. Jo, bet tai buvo realu, žinai. Jo, ir reikėjo investuoti tik 10 000 litų. Nu, žinai, kad ten vizas susitvarkyti, bilietus nusipirkti ir aš sistemingai taupiausi pinigus, važinėjau į Kauną, tenais per studentų agentūrą, ten viską padariau. Išvariau iš štatus, ten knygą galim buvo parašyti. Aš ten į tokius nuotykius įsivėliau, bet irgi atvariau į studiją Miamyje. Atsidūriau Miamyje, žodžiu, atvarau, ten susipažinau su kažkokiu bičiu. Tas bičas turi pusbrolį, tas pusbrolis pražįsta studijos savininką, mane tempė į tą studiją. Dar kaip tik atsimenu, vadinosi Cool Cat Tattoo Shop. Ir jo savininkas buvo Bruce Bart. Jisai turėjo 3 studijas, vieną New York'e, vieną Miamyje ir Kalifornijoje, kažkur atrodo. Ir seniukas atrodė afigenai, jis buvo visas tatuiruotas, žila kasa iki šiknos ir visas piercingas tuneliai, auksiniai, karočiui, ir toks čiūvas, galvoju, what the fuck, žinai, ir aš jam parodžiau savo portfoliją, jisai sako, jo, matau, turi talentą, viską, sako, bet pas mumis Amerikoje sistema tokia, jeigu nori būti apprentice'u, $50,000 ant stalo ir 2 metus
būni šalia manęs, aš tau viską parodysiu, visur įvesiu, į konvencijas važinėsi, galėsi stebėti, kaip aš dirbu ir man toks, žinai, slab buvo, žinai, lemba 50 gabalų, tai čia, iš kur aš neturiu, žinai. Tai su tuo nukabinės nuosį išėjau iš studijos ir tiesiog pratėmiau tą Amerikos kompaniją. Prabuvimą, bet grįžęs aš visą laiką darydavau arba namuose, arba kažkokiuose kirpiklėlėse, kažkokį kabinetuką išsinuomai prisiglaudį, nes jie turėjo higienos pasus, žinai, kad tenais saugiai. Paskiau išvažiavau į Telšius, Telšiuose studentai sužinojo, kad darau tatuiruotės, tai namuose darydavau, savaitgaliais grįždavau į Klaipėdą, Klaipėdoje ten to į savo kirpiklėlį kažkokiai studijai tenais, kabinetukę dariau tatuiruotės. Ir viskas, kai baigiau studijas 2004 metais, tada galvoju, kad reikia, kažkaip rimčiau kipti tą visą reikalą, bet vėlgi nedrįsau, tai prisitryniau prie vienos tokios fainos studijos, kuri Aido studija pas mums Klaipėdoje labai garsi buvo, tai Aida ir Viktoras Krupskiai. Jie pasikvietė mane, sako, turim vietą, gali čia daryti tatuiruotės, nes čia bus jaunimo kirpykla, žinai, sako, tu čia bus į temą, žinai, ir ten labai gerai leidom laiką ir labai daug verslo pamokų iš tos poros išmokau, tai yra etika su klientais, visi tie tokie aptarnavimo dalykai daugiau. Labai buvo fainas laikas ir paskiau mano Klaipėdo kaip tik vykdė veiklą Timūras, jisai pradėjo gal 94-ais, jisai toks kaip mano mentorius, kaip mokytojas, jisai vyresnis buvo, aš labai jo žavėjausi ir jisai mane ir tą biomechaniką ten įvėlė, žodžiu, ir tą Hansą Rudį Gigerį parodė ir Eilienus tos visus ir jisai vieną dieną sako, senė, mums reikia bendros studijos, nes jisai ten kažkokiuose kabinetuose, žinai, irgi tenai, aš ten tuose kabinetuose, davai, sako, padarom normalią studiją, žinai, aš toks, man čia iš vis, žinai, life-changing moment, žinai, su tokiu meistru dirbti vienoje vietoje. Ok, tai gavom tokias užduotis, jisai turėjo surasti patalpas ir aš turėjau surasti patalpas. Ir tada palyginti, kas geriau rado, žinai. Ir jisai rado patalpėlę šalia armijai ir civiliam, Turgaus gatvėje, tokia 34 kvadratų nedidelė, labai fainuoja vietoje. Ir žodžiu, davai čia įsirengiam, tai teplebelę kap ten paremontavom kažką, ten kažką papaišėm, kažką pakabinom, žinai, ir stovim, o tai kaip pavadinsim, žinai, jisai Timur tatu, aš Danis tatu, nes tais laikais buvo tokia tendencija, meistro vardas ir tatu, tai Ramas tatu, Tomas tatu, Giedrius tatu, visi taip vadinasi. Yeah. Tai, aš buvau Danis tatu, o jisai buvo Timur tatu, žinai, tai, nevadinsi Danis Timur tatu, žinai, tai pasirinkom neutralų pavadinimą, tiesiog tatu studija. Ir tada prasidėjo. Labai tatu studija. Kad būtų visiems suprantama ir aišku, žinai. Ir, nežinau, mes pradirbom su jo 4 gal metus, 5, nežinau, ir labai fainiai praleidom laiką, daug vienas iš kito mokinomės, tiesiog tapome labai gerais draugais bet aš pastebėjau, kad jis jau žvalgosi į Švediją, žinai, kad jis ten vieną kartą nuvaro pagespuotinti, antrą kartą jau ilgiau nuvaro pagespuotinti ir vieną dieną pasakė, seniai, man ten daug geriau, sako, aš palieku tau tą studiją, varau savo keliais. Mes atsisveikinom, paliko jis man tą studiją, tatu studiją ir tas sutapo su to, kad aš pradėjau jau tą į Indiją domėtis, vyko mano tokia asmenybės metamorfozė. Ir kadangi ta studija buvo tokia dark, kaukolės, biomechanika, aš galvoju, noriu pakeisti tą į kažką. Turiu šansą, Timūras išvažiavo, paliko man tą studiją, žinai, aš noriu visą tą pakeisti jau kažką tokio jau naujas vertybės atitinkančias. Ir tada pavadinimas buvo Danis Tattoo, Positive Tattooing Studio. Ok. Ja, tai... Aš biškai dabar noriu, dar pratęsim apie tai, bet čia ką pasakoja, man užkliuvo vienas dalykas ir noriu aš dabar čia irgi toks svarbus reikalingas momentas. Kai tu sakei, kada Viktoras ir kas... Aida Krupskiai. Krupskiai, jo. Kai tave išmokino to verslumo, biškai ir bendravimo su klientais. Tai tas man labai įdomu, nes mes esam labai skirtingi, tarkim, bent jau mes, ne? Tu su klientais kažkaip derinasi, taip. Arba pavyzdžiui, kad ir Martyną Šnioką galim paimti, kai aš esu girdėjęs, kaip jis bendrauja su klientu, čia kas nėra blogai, bet man jau toks pervertintai maloniai, žinai, aš esu toks, žinai, bedesas. Atėjo, netiko man, pasakiau, kad čia šūdas. Pas tavęs yra labai žemas boiling point. Jo. Vieną kartą pasakei, antrą kartą kažką pasakė ir tu jau užsikepi, tavo ego ima viršų ir toks, man patinka iš karto susišnekėti ir aš vis tiek atrandu savo klientą ir mes atrandam viens kitą ir mes susikalbam, žinai. Šiaip mano boiling point irgi nėra labai aukštas. Jo. Ten vieną kartą, jeigu tau vieną kartą kažkokios situacijos užtenka tau užkėpti, man gal
ant antros, trečios, kažkokio paprieštaravimo, pasiginčymo, man tada, bet aš gal to neparodau, aš tai vadinu kibirkštėlės užgesinimas. Man žmogus pasako ir man iš karto ugnis kūrybinė, žinai. Ir aš pradedu daryti. Brainstormint, netinka, čia tas neįdomu, čia gal kitaip ir tai, žinai. Ir jau nebesinori net daryti kažką. Jo, ir aš sakau, tu negesink kibirkštėlę, sakau, aš negalėsiu to padaryti, nes aš net, darysiu atbulom rankom, sakau. Jo, stabdo to daryti. Tai va, ir mano klausimas, kame yra. Kaip dažnai būna taip, kad tu matai pradedantieji meistrai arba jaunieji meistrai dar neturintis, pavyzdžiui, dabar ateitų kažkoks jaunas meistras, kuris tatuoja pirmi metai ir jisai taip bendrautų su klientu kaip aš, arba tai priimtų, nes aš jau, ateina klientas, tu jį jau atpažįsti iš veido, ne, arba pirmi du sakiniai su juo pabendrauti, tu jau žinai, kaip reikia bendrauti su meistru, nes aš irgi esu prisitaikintis, aš matau, koks žmogus, su juo vadinasi reikia kalbėtis taip, ne, mes psichologija. Taip, tatuiruočių meistrai yra psichologai. Taip, ir kai ateina jaunas meistras ir jisai jau bando įsivaizduoti, kad jisai čia gali bet kokį toną šnekėti ir bet kokią savo sąlygą statyti, tai čia nėra gerai, bet kiek yra tau tekę matyti, ar netgi savoj studijai, kada biškai dirbti su savo meistrais ir sakyti, kad blemba, žinok, seniai viską tu gerai darai, bet gal šitoj vietoj reikia pasitaisyti. Yra pokalbių, tikrai, kad komunikacija vadinasi su klientu, žinai. Tai aš, jeigu pamatau kažkokią situaciją, aš duodu patarimų, žinai. Jeigu tu, sakau, nesusitvarkai, tu ateik manęs paprašyk, nes aš labai pastebėjau, kai klientai, kai bendrauja su pradedančių meistrų ir tas mano autoritetas, jisai, žinai, aš ateinu, klientui pasakau, nepergyvenkit, afigienas meistras, gal jisai nemoka save išreikšti, gal jisai nemoka visko pasakyti, bet jis jums gerai padarys. Ir pasakau, viskas su juo bus gerai, aš užtariau tave, sakau, tu daryk savo ir viskas bus gerai, žodžiu. Bet čia yra pasitikėjimas. Jo. Nes kai tu pasitikė ir klientas mato, kad tu 100% pasitikė, ką sakai, jis pasitikė 100% tavim. Jeigu žino, gal tas nepasitikė, bet tu pasitikė juo, reiškia garantuoti. Nes reikia žmogui įrodyti, kad jis yra saugios vietos. Tu negali vartoti tokių, nežinau, kaip čia gausis, gal pavyks, toksai, žinai. Žinai, kai naujokai visi, drebantis darbėjai, kalbėtojai, dar koks žmogus stambesnis. Aš stengiuosi įmotyvuoti ir įpūsti jam daugiau pasitikėjimų savim, kad tu viską gerai darai, viskas bus gerai, nepergyvenk, žinai, žinai, ir tada geresni rezultatai. Jo, bet į tas tatuiruočių mokymus arba savaitės tuos kursus turėtų būti traukta tas bendravimas su klientu, žinai, tu ten pradžiai turi laižyti šikną kiekvienam iki to, kol tu pažinsi savo klientą. Aš esu, žinai, tokio požiūrio. Tau nesigauna, tu sėdėk prie to dizaino 3 valandas, kol tu padarysi, bet čia yra tavo kelias susipažinti su savo klientu ir jį išstudijuoti, žinai. Tada kitą kartą, kada ateis panašaus tipažo klientas, tu jau žinosi, kaip reikia su juo bendrauti ir ko maždaug jisai tikisi iš tavęs, žinai. Tai čia toks labai... Aš tą pat prilyginčiau kalbėjimo ant scenos, ne? Aš kalbėjau scenos kada nors. Kalbėjau, bet tai yra žiauriai sunku. Ir tu, ne? Vis tiek negimiai mokytas ir ant tos scenos pirmą kartą šokęs ten nešovį ten. Pirmą kartą klipti yra kosmosas. Jo, aš save atsimenu pirmą kartą. Bet kas labiausiai padėjo išeiti iš to lupo, tai kad žmonės prieina, sako, afigienai varai, tau puikiai gaunas, kai Valinsk varai, žinai. Ir toks, jo, rimtai, žinai. Ir tada antrą kartą jau lipi toks. Su daugiau pasitikėjimo. Jo. Tai vat aš stengiuosi tas, kuris sakytų, viskas gerai, nepergyvenk, tu čia gerai sutvarkiai. Aš patenkintas kaip studijos savininkas tavo darbu ant kliento. Klientas patenkintas savo darbu, o tu nepatenkintas. Tai sakau, čia tavo problema tavyje yra, žinai. Ja. Gerai, tai tada grįžtam dabar prie jūsų studijos. Apie Indiją irgi bus įdomu pakalbėti, kaip įvyko tie pokyčiai, bet dabar dar prie studijos. Buvai jaunas ir pašėlęs, ištroškęs nuotykių. Tai kaip atrodė jūsų gyvenimas su Timūru studijai? Aš trumpą tokį pavyzdį pasakysiu, kaip pavyzdžiui, tarkim, mano buvęs kolega Edgaras, kai jisai atėjo pas mane mokintis ir mes esam vienmečiai, ten buvo mūsų irgi toks rock'n'roll, kai vienmečiai viens kitą spaudžia man kuo didesnės nesąmonės, kažkur išeit, patūsint, žinai, tokių visokių, kol vis tiek tas tarpas praeina. Tai koks jūsų buvo santykis su Timūru kaip draugu, kaip kolegos? Gerai, tiesiog darbinis? Ne, mes tikrai buvo jau daugiau negu darbas, mes turėjom kelias temas, kelias sąlyčius taškus, jam mašinos ir motociklai, jisai turėjo savo sabą ir tik šiol turi, jis ten jį restauruoja.
Aš ateinu iš po savaitgalių į studiją, karočią, bumperis stovi studijoje, jisai ten kažką gruntavo, špakliavo, karočią, dažais belia kaip smirda, karočią, ten kažkokios dar kamurkiai durys ten savo, žodžiu, jis po darbų mūsų studiją paversdavo į garažą. Ir aš jam ten leptelėjau, sakau, girdi seni, čia kaip ir studija, ne garažas, žinai, tai biški buvau užpykęs, paskiau, kadangi kaimynai buvo armija ir civiliai ir mes turėjom durelės, tai mes taip su jais suvaibinom, kai nebūdavo klientų, mes turėjom ir softinius pistikus, karoči, beretas, pasidarydavom taikinį ir belia kaip plėkdavom, tada tyra tipo nėra ką veikti. Ir visą laiką klausydavom, nepatikėsite, Sepultūras, paskiau tie Soulfly, ten visokią sunkę muziką, nes jam patiko, žinai, aš irgi neprieštaravau, žinai. Tai neturėjom tokį fintą, kai ateina nepatinkantis klientas, tiesiog Dimmu Boran, garsiai, žinai, ten žinai, ir klientas, matau, užsiėmė, tai gal aš vėliau ateisiu, žinai, sayonara, žinai. Gerai, vaibinom su jo, turėjom savo bairių, savo šventės, turėjom tokią tradiciją per jūros šventę, susirinkdavo jo draugai, mano draugai, žodžiu, ir alaus, kažkas kasiekėlį užsitekdavo, dar kažkokie klientai ateidavo, žodžiu, ten toksai fainas vaibas buvo, labai gerai leidom laiką, gerai prišilti prisiminimai. Tai jo, bet turėjau savo kabinetą, savo klientus, aš turėjau savo kabinetą, savo klientus, žodžiu, kiekvieną savo darėm, žinai, ir ten jisai mane tatuiravo, žinai, aš įbiškį patatuiravau, taip kaip ir beveik visose studijose, bet tikrai buvo šilti ir geri santykiai. Kai atsidarėjai savo studiją Danis Tattoo, čia dabar biškį dar užbėgu į priekį, kai atsidarėjai savo studiją Danis Tattoo, kai pradėjai jau priiminėti mokinius arba kažkokius meistrus, ar buvo to tokio, ar bandai kompensuoti su savo mokiniais ir kolegom tą ryšį, kokį turėjai su Timūru, ar iš karto buvo į boso rolį? Ne, visada, ta prasme. Žodžiu, kai Timūras išvarė, aš vienus metus pradirbau vienas. Ir aš supratau, kad žoskai yra sunku vienam viską daryti. Net sunku, ta prasme, nenuobodu. Ten kuponus dovanų išrašinėk, telefonų atsakinėk, tatuškės daryk, tenais e-mailus atsakinėk. Galvoju, kaip čia. Nafik, žinai, tada aš pasiūliau savo būsiai žmonai, kad davai, sakau, padėk man, nes jau dukra buvo gimus, išleidome į darželį, sakau, davai padėk administruoti, žinai. Ten pradėjo administruoti, žinai, ten atsakinėti laiškus, derinti tos klientus ir kad nebūtų nuobodu, jinai dar praėjo tos auskarų verimų kursus, auskarus pradėjo verti. Ir taip susiformavo, kad žiūriu, yra vietos, galėtų čia dar vienas vietoj Timūro meistras dirbti. Galvoju, kas čia galėtų dirbti, žinai. Su Aiviu bandėm tartis ten Klaipėdoj, bet kažkaip nesuvaibinom visiškai. Ir tada, man atrodo, Justas man pirmas parašė, kažkaip jisai Vilniuje čia buvo pastrigęs tame moduse. Sako, gal aš galėčiau, žinai, kaip nors pas tave, žinai, čia, aš jo neatsimeniau, bet mes mokėmės kartu balsinkiai, tiesiog amžiaus skirtumas buvo nemažas, kad tai atsiminčiau, žinai. Bet aš irgi, sako, mokinausi balsinkiai, žinai, toks, aš sakau, kaip su modusu, žinai, sakau, tave išleisti ten, aš tą Viktorą pažinojau, žinai, nežinau, žinai, sakau, davai, dok, aš su juo pašnekėsiu. Paskambinau Viktorui, paaiškinau visą situaciją, tai mes taip geranoriškai, žinai, išsprendėm tą reikalą, sakau, davai, Justas geriau pas mane, jis bus, ten viską, sprendžiu, atvarė Justas. Tai vat Justas buvo pirmas mokinys. Pradirbo porą metų pas mane, ten pradžia irgi sunkiai sekėsi, žinai, aš dar, karočiui, pasiėmiau kaip mokinį, o pats į Indiją išvariau. Jo, tai va tas buvo, kad, nes man ten skyrybos prasidėjo, žinai, man ne tas galvojau buvo, žinai, kad man jau ten buvo išgyvenimo klausimas, žinai, tokie egzistenciniai. Tai aš palikau Justuką vieną, jisai tenais kaip mokėjo, kaip galėjo, taip ir darė, žinai, tenais aš grįždamas ten pabaksnuodavau, bet ta prasme santykis kaip tarp žmonių tai labai geras buvo, mes ten ir į konvencijas važinėdavom ir ten kažkokius renginukus padarydavom, padėdavo jisai man, paskiau jam pasikeitė gyvenimas, jisai išvažiavo tenais į Švediją ar Norvegiją kažkur, žodžiu. Ir taip po biškį, tas Danis Tattoo keitėsi, augo, žinai, paskiau Natalija atvarė kaip administratorė, nes mano, kadangi skiriamės su žmona, tai nebuvo prasmės ją toliau laikyti kaip administratorė. Tai Natalija ėmėsi administruoti Danis Tattoo, tada jinai irgi pasipratė, nes Justas išėjo, tai sako, gal aš galiu daryti, atrodė, taip. Kažkaip organiškai aš ten nieko nepriminėjau. Bet pas tavęs administratorius taip vyksta iki šiol, kad tavo administratoriai kažkaip pereina į tatuiravimą, kas yra ganėtinai žavu. Ir logiška, nes jie pamato visą virtuvę visų pirma, tada supranta, ar jie tai nori daryti ar ne. Ir kadangi jie turi daug teorijos, daug bazės, mato, kaip aš dirbu, kaip kiti meistrai dirba, kaip studija gyvuoja, žinai, tada jie,
įsidrasina, žinai, kad ir aš galėčiau tai pabandyti daryti. Ir tikrai daugybė buvo tokių. O yra toks biški perlipimas per save ties to momentu, nes, pavyzdžiui, tu kai ieškai mokinių, visą laiką vyksta atranka mokinių. Tu jam duodi kažkokį tai dalyką, duodi tam tikrą laiko tarpą, kad jie nupieštų tą ar tą, kad Jo, bet tas ne iš karto atsirado. Jo, tai aš suprantu, kad, bet, pavyzdžiui, kad ir dabar su Gabrielium, tarkim, duodu kaip pavyzdį, jo, tą brolis. Tai ar yra tas perlipimas per save, kad gerai, jisai gal iš karto man ir nenupieš to tokio dizaino, ar jisai piešia, ar jisai lankęs menus, aš šitą nežinau. Ne. Tai va, ar yra tas toks biški perlipimas per save, kad, jau čia toks švagerystė įsilieja, kad, gerai, tegul bando. Arba, pavyzdžiui, Milda, jinai tatuiruoja, teisingai? Jo, tai irgi, ar jinai baigus menus kokius. Tai va, tai sakau, tai apie ką ir kalbu, kada tu ieškai mokinių iš nepažįstamų, neaišku kur, per socialmedijas ar kažkaip darai atranką, ir tada tas administratorė leidimas eiti tatuiravimą. Tai čia vis tiek gaunasi perlipimas per savo dalykus. Dabar pradžiai, kaip apskritai, kai ten ta didesnė studija tapo, žinai, tai mes turėjom komandą, bet aišku, kai visą laiką keičiasi ir visą laiką kažkaip organiškai atsirasdavo žmogus ir aš pradžiai to nesureikšmindavau. Ateina žmogus, aš noriu daryti atrodės, parodo, ten gerai, sėsk, čia parodau, pamokau, žinai, važiuojam. Bet paskiau pamačiau, kad vis dėlto reikia daryti tas atrankas. Ir mano prioritetas, kai aš renkuosi, gali būti, nebūtinai, kad jisai gali būti afigenai piešti, bet jeigu aš matau, kad žmogus netinka studijai, kažko charakterio savybėm, gal jeigu per didelis, žinai, aš geriau pasiimsiu tą, kuris gal ne taip gerai moka piešti, bet afigenas čiuvas yra. Jo, nes tada visą vaibą studijos gadina ir visi pikti, visi benuotaikos. Čia va tame, tokia kaip lyderio vaidmuo, sukonektinti visus, kad būtų bendra, žinai, tai tu kartais turi aukoti kažką, kad būtų geras vaibas. Ir aš labai pastebėjau, kad aš savo komfortą daug aukoju, savo laiko, savo resursų, savo finansų, kad tik visiems viskas būtų gerai. O jo, čia... Tu žinai, ne? Aš žinau puikiai. Atei ten, kur nenori būti po to, žinai, nes dėl kažko vaibo kažkas ten arogantiškas, kažkas tas. Tu esi turėjęs mokinį? Turiu ir dabar turiu. Tai gerai, o kaip pas tavęs? Tu esi visai kitoks žmogus, tai kaip pas tave vyksta viskas? Pas mane atranka, ar ta prasme mokinį? Dažniausiai ateina pasiklausia, pavyzdžiui, dabar aš turiu mokinukę iš Alytaus dailės mokytoja, baigus tapo, piešia, namuose biški kali tatuiruotės. Man atrodo, pas mane drauguose yra. Koks vardas? Jurga. Taip. Jo, ir ta prasme, dabar pradėjo daryti tatuiruotės, ta prasme, dirbtinė oda ir visa kita, ir tiesiog studijant atvažinėja, kiekvieną dieną daro, mokinasi ir viskas. Kažkada darėsi už žmonių, žinai, namuose, bet po biškį eina. Sunkus tas procesas yra. Bet aфиgenas žmogus, žinai, ir ta prasme labai gerai, labai geras vaibas. Labai lengva mokyti žmogų, kuris nori mokinti. Jo, aš turiu draugas, dabar pas mane 5 metų dirba Gytis. Jis netatuiruočių meistras, jis barmenas, jis ta prasme gyvenime nepiešęs nieko, jis tikrai gerai daro, ganėtinai gerai daro ir jis niekada jokio neturėjo vaibo su menu, bet aфиgenas žmogus, labai geras studijoje. Kas liečia dabar apie tos piešimus, čia tokia, aš stebu visus podcastus ir ką kiti kolegos sako dėl piešimo. Ir pas manęs buvo viena nuomonė, bet dabar pastaruosius 2 atrankas, kur dariau, čia 5-6 metų bėgėje buvo 20 kandidatų, nei vienas nemokėjo profesionaliai piešti, nei vienas nebuvo baigęs tam tikrų institucijų, kad akademinis piešimas. Jo, tai aš taip pat. Aš ir nebaigęs nieko. Jo, visi buvo entuziastai, kurie piešė, jie piešė, ta prasme kažką kūrė, daro, žinai, bet ir aš galvoju, gerai, mano prioritetas buvo, kad mokėtų piešti, gerai, tada, jeigu ne vienas nemoka piešti, gerai, ten kažkaip išmoksim, žinai, tada žiūri, ar tenais, koks žmogus, kokio charakterio savybės ir taip toliau, žinai. Ir ne visą laiką tie, kurie moka, kurie baigia tenais VDA ar dar kažką, kartais pasigenda to kūrybiškumo, to tokio, žinai, matymo, tos kompozicijos, kažkokių originalių idėjų. Tai pas manęs patį tokie dviprasmiški supratimai. Kartais labai skirtingai. Žmogus, kuris nemoka piešti, bet jis geriau pamato, kaip tatuiruoti turi atrodyti. O kitas, kuris piešia ir daro, jis atrodo, nes jį išmokė taip daryti, jis ta prasme ir atrodo, turi taip daryti. Ir tu varai, su tavo draugu irgi kalbėjau, su Tadu, ne? Jis irgi kažkiek ta prasme jis tatuiruodavo namuose. Ir sako, aš pripratęs, kai mokiausi, ta prasme, greit padarai ir aфиgenas piešinys.
O čia pasiemi mašinėlę, tu negali greitai. Tavo ranka turi lėtai važiuoti ir viskas. Ir sako, aš nebesuprantu, kaip daryti. Ir tu bandai daryti ir nesigauna. Taip. Jo, tai aš turiu puikų pavyzdį pas mane su Jokūbu, kai dirbo pas mane irgi mokinys. Jisai atėjo, jam 18 metų vos tai buvo su jie. Atsinešė piešinius, kur buvo, blema, labai labai prastai. Ir jis stovi pas mane, prakaituoja, prakaitas bėga. Ir aš matau, balsas dreba, viskas dreba. Gaila jam pasakyti, kad ne, žinai, daviau aš jam namų darbų, žinai, sakau, perpešk šitos, atspaudžiau ant lapo, žinai, sakau, nukopijuok man šitos darbus, žinai, nukopijuok. Paaiškinau, kad yra pieštukas ne vienas, o yra jų daugiau, nes jis atėjo su vienu pieštuku ir tam, kad išgautų juodą spalvą, kurios nereikia su pieštuku išgautis, ten įspaudęs, ten tas popierius šviečia kiaurai. Sakau, va, per pieškį ir atnešk, duodu tiek laiką. Paaiškinau biškį su to pieštuku, kaip elgtis, kad nusipirktų daugiau pieštukų, kad ir popierius labai svarbu, kad ne ant sąsiuvinio, žinai, pieštų. Ir jisai, žinau, grįžta po savaitės laiko, atnešęs tuos piešinius ir aš žiūriu, žinai, gavosi. Užmotyvavai, jį užmotyvavai. Tai po to daviau dar porą, o aš jam tų namų darbų daviau tam, kad jisai to nepadarytų. Kad jis to nepadarytų, žinai. Ir žodžiu, jisai padarė. Tada daviau dar porą darbų, irgi grįžo. Dar geresnį, žinai, dar aš jam biškį paaiškinu, kuris čia galėjo biškį geriau, žinai, padaryti, žiūrį, dar geresnį. Pasiėmiau aš jį be jokių, žinai, žinių. Man labai patinka jo traditional darbai, kuriais juos dabar daro. Šiaip irgi daugiau teikiu prioritetą švariam lapui. Ateina žmogus, nes jau tie meistrai, kurie nori dirbti, jie yra pradedanti, jie jau turi šiokį tokį susiformavę kažkokius įgūdžius ir jau jį perlaužti būna gan sudėtinga, žinai, o kai ateina naujas žmogus, tu įdegi jam tos įgūdžius, pagal savo vertybių skalę, žinai, ten, kaip dirbti, kaip ką daryti, žinai. Tai aš irgi gal meriau rinkčiausi visiškai žalę, sakykime, bet labiausiai motyvuota ir būtų gerai, kad mokėtų piešti. Nors kažkiek. Dabar aš biškai sugrįšiu prie tavo praeitos istorijos, nes užsikabinau ties vienu dalyku, kurio mes garsiai nesam apkalbėję net tarpusavį. Kai tu skambinai į Modų Status studijas dėl Justo atsiklausti, kaip mes galim tai padaryti. Ir aš šitą esu girdėjęs apie tave ne vieną kartą. Ir čia vienas iš meistrų, kuris irgi pereidinėjo į kitą studiją, irgi buvo tavo parašyta žinutė, kad tipo blemba, čia ar atsiklausti reikia, ar tu pats atsiklausi, kai iš kažko perėjo pas tave. Ir tu taikai tokį dalyką, kad yra gražu ir reikia atsiklausti kažkokio tai studijos ownerio, kad kaip mes tai padarom. Ar tu rekomenduoji šitą taikyti visiems, kaip iš viso tas procesas, kodėl tu taip sugalvojai, ar iš mandagumo, ar iš pagarbos kitam meistrui, kitai studijai? Jeigu yra kažkokie asmeniniai santykiai, ne, ta prasme, yra kolegos, su kuria, kitos studijos, žinai, kurios tu palaikai jau kažkokius asmeninius santykius, jau už studijos ribų kažkokia veikla yra, žinai, draugiškas. Ir jeigu atsitinka kažkokia tokia situacija ir jau matau, kad gali kirstis interesai, tai viskas turi būti sąžiningai. Teisingai, turi būti sąžiningumas. Tenais, irgi vienas bičiukas nori ateiti, sakau, ar tu galėsi išeiti nesusipykęs iš tos studijos? Ne, tai ir aš sakau, nenoriu pyktis, aš nenoriu, kad būtų kažkoks konfliktas, nes aš vertinu tą asmeninį santykį, žinai. Ir sakau, sorry, jeigu tu negali, tai aš negalėčiau, žinai. Ir aš kažkodėl tikiuosi, kad ir mano adresu taip, bet žmonės skirtingi yra, pas visus skirtingos vertybės ir skirtingi prioritetai yra turbūt. Jo, bet aš stengiuosi, kad kaip Leopoldas sakė, gyvenkime draugiškai, žinai. Nenoriu niekam pereiti kelią. Visi galvoja, kad tu meistrai yra kaip freelanceriai, žinai, kur nori, ten dirbo, ten... Yra ir tokių. Bet tu visiems bendrai, šalis nedidelė, atstumai nėra didelė. Švogerių kraštas. Tu realiai, jeigu dirbi Kaune ir po to perini studiją Vilniuje, tai yra 100 km ir valandą kelio. Tai realiai tu kaip ir pasiemi tos studijos klientus. Ta prasme, įsiveži. Tai gal taip gerai susitart, normaliai galima tokius dalykus. Jo, galima sutarti tikrai. Ypač jeigu tarp studijų yra kaip draugiški santykiai. Jo, ir aš vis laik skaudžiai labai priimu, kai iš manęs išeina meistras. Aš labai asmeniškai priimu. Man tai dažniausiai būna, pas manęs buvo gal ten 12-13 mokinių ir iš jų gal tik tais 3-4 išėjo, žinai, apsikabinimai, senė, sėkmės, žinai, tokios. Dažniausiai
Aš suprantu, kad anksčiau ir vėliau bet kuris išeis ir norės pakeisti aplinką, keliauti. Atsidaryt gal savo, gal jo, čia visiškai normalu, žinai. Visi auga. Jo, visi auga, viskas ok, bet būtent tas atsisveikinimas dažniausiai eina kažkokiais kaltinimais, atsakomybių permetimais ant mane, žinai, kad aš čia kaltas, aš čia kažką blogai padariau, žinai. Aš tikrai nesu šventas, tikrai ir aš irgi mokinuosi, nes aš esu tatuiruočių meistras, kuris turi tatuiruočių studiją, o ten yra vadyba. Vadybos aš nesimokinau, žinai, tai jie mane ir mokina būti geresnių lyderių. Plius tau dar psichologija visa. Tas yra labai skaudu, kaip pavyzdžiui, aš irgi turėjau lygiai tą pačią situaciją ir buvau lygiai tam pačiam dalykė su meistrais, kurie dirbo pas mane, tarkim, ne? Ir kodėl skaudu? Todėl, kad kas yra skaudu, kad ne tai, kad pasakytų, žinai, gražiai, kad viskas mes čia išeinam, sugalvojam, darom savo, bet skaudu yra tai, kai kada tu bandai suieškoti kažkokią tai priežasties susipykt, kad viską išdrėptum tada, žinai. Nu, čia tas toks, atsakomybės permetimas. O dabar, kada, žinai, jau praėjo laiko, viskas nusisėdėjo, puikiai sutarėm, žinai. Nu, toks kartais bijo žmonės iš karto pasakyti, kad blemba, žinok, nevažiuoja, žinai. Arba kad viskas išeinam ir aš tikrai, kaip tu sakai, jokio nėra, nei pykčio, nei kažko, kaip tik yra daug maloniau ir daug stipresnis tas ryšys, kada tu apsikabini ir išeini. Įsikalbėti, žinai, jeigu tau kažkas neramina, kažkur dėl kažko pyktas, nu, tai gerai yra įsikalbėti su tuo pačiu savininku, nereikia bijoti. Plius, nežinau, kaip tu, bet aš labai investuoju daug savo laiko ir finansų į team buildingą. Ta prasme, daug ką mes veikiame už darbo ir santykių ribų. Tai kažkokie vakarėliai, kažkokie, nu, tokie, žinai, kad pamaloninti Hebra, kad aš vertinu jų darbą, kad jie dirba pas mane ir toks vyksta feedbackas, žinai, kad atsidėkoju. Ir tai reiškia, kad žinai, iš mano perspektyvos atrodo, kad ne, tu čia šūdą mali, tau tik pinigai rūpi, tu čia tik tai tas, žinai, tau čia verslininkas, tau tik šaibos galvoji, žinai, ir nubraukia mano tas visas pasangas, visą tą laiką, kurį aš atimu iš savo šeimos ir skiriu jiems, žinai, ir man tai skaudu yra. Jo. Aš gal tiek nedarydavau, kiek tu, to tokio team buildingo, bet aš gal kitaip biškį mačiau tą dalyką, žinai, mes važiuodavom į renginius kokius, ne, ir aš turiu vežti savo studijos daiktus, juos daužyti, kažkur trankyti, žinai, su būsikais, kad mes užturėtume gerą renginį, nu, pavyzdys Devil Stone'as koks, nu, čia jau renginys čia. Ir supranti, ir ten neimi kažkokių nei tada jau procentų ar kažko, kur leidai viską pasilikti jiems, žinai, ir iš mano perspektyvos aš irgi nesu kažkoks idealus žmogus ir man tai atrodo, kad aš darau kažkokį teisingą darbą, ne, bet pastoviai atsiranda, žinai, visur kažkas kažkur susikerta, nu, tai toks ir kada tau žlugdo tavo entuziazmą kitą kartą daryti. Ir nepatinka. Nedarysiu iš vis. Ir supranti, ir nėra to tokio aukso viduriuko, kad tipo, aš jau dabar formulę turiu, kaip reikia daryti teisingai, kad visiems būtų gerai. Taip nebūna, taip nešansų. Tai po kiekvieno va tokio skandaliuko ar kažkokio va tokio streso, žinai, kai ten keičiasi, ta rotacija vyksta tų meistrų, tai aš visą laiką išgyvenu ten kažkurį laiką ir galvoju, bet nežinau, aš kaip vis tiek atrandu jėgų, vėl viską iš naujo pradėti, vėl ateina nauji žmonės, bet jau, žinai, yra žaizdos ant širdies ir su tai, nu, jiem jau sunkiau yra, žinai, arba prisileisti arčiau sunkiau. Bet irgi pagalvoju, nu, davai, visiems kažką padarom, pasakai, padarom tą, aš negaliu, aš nenoriu, viskas, tipo, viso, davai. Ir tu galvoji, blemba, norėjau kažką gerą padaryti, žinai. Visiems, kad gerai būtų. Visiems dzin, niekam nereikia. Nereikia, jums nereikia, man nereikia. Ja, tas žlugdo entuziazmą. Todėl reikia tinkamų žmonės atsirinkti. Nepriimti bet ko. Ta prasme, atsirinkti savo tinkamus žmonės. Tai nereiškia, kad tas žmogus apskritai nebus tatuiruočių meistras, jisai tik netinka man, jisai gali netikti kitą studiją ir tenai suvaibins su kita chebra. Bet aš myliu visus, kurie pas mane dirba ir buvo mano mokiniai, tai ačiū. O jie buvo mano didžiausi mokytojai, tai ačiū jiems už visas tas pamokas. Padėjo aukti. Gerai, tai dabar jeigu grįžtant prie temos, išvyka į Indiją. Kaip tai sudėlioja tave į vietas? Jo, tai buvo ko gero viena didžiausių mano gyvenimo tokia, kaip čia pasakyti, crossoveris, kryžkelė, metamorfozė asmenybės. Aš antiek pasikeičiau per 3 mėnesius, kad klientai ateidavo į studiją, žiūri mane, o gal dalis yra, nes ir svorį numečiau, auskarus įsiėmiau, plaukus atsiauginau, nes luksas vaikščiodavau. Ir aš, aišku, jas trolindavau, sakau, gerai, toj pakviesiu, čia tu, žinai. Jo, atsidūriau aš to Indijoje, teko pagyventi Šrame, vienuolyne, prie Gango, 3 mėnesius, teko labai rimtų sapnų ten turėti, ten to Indijoje, aš pizdavodavausi tiek iš savo motinėlės, tiek iš ezopų visokių, kurie ten važiuoja, nušvinta, žinai, aš labai skeptiškai tai žiūrėjau, bet
Kai paėmė ir patį pamurgdė, ten gerai po tą indišką mėšlą, žinai, tada viską kitaip pradėjau vertinti. Daug ką išmokau, daug ką sužinojau apie save ir tada grįžau naujom jėgom, naujais persidėliau savo gyvenimo prioritetus. Dar teko su senu gyvenimu biškį ten apsitvarkyti, žinai, visus galus užbaigti, uždaryti ir tada buvo visiškai nusinulinęs. Ant nulio, tiek finansiškai, tiek mentaliai, tiek psichologiškai visiškai nulis ir tada... gyvenimas, round 2, ateini čia, bet jau kitom žiniom, kitom mindsetu ir, kaip matote, viskas tik gerin. Viskas į gerą. Tik į gerą, jo. Tai labai ačiū mamai Indijai, kad mane pažadino, nes turėjau tokį dvasinį miegą, aš tai vadinu, žinai, kad siela miega. Bet ačiū Dievui atėjo tas laikas ir gan anksti, nes kiek žinau, kiek skaičiau knygų, dažniausiai vyram būna apie 50, kur vadinasi vidurio gyvenimo krizė, kai supranti, kad, negi čia visas mano gyvenimas, žinai, tokia pradeda kankinti egzistenciniai klausimai. Tai man tas gan anksti, man buvo tada 28-29 metai ir kokius 3 metus aš šitą Indiją ten važinėjau, sėmiausi žinių, daug ką sužinojau ir tas labai paveikė ir mano tatuiravimo gyvenimą. Tas pačias tatuiruotės. Pozityvo, ne? Ja, nes sužinojau, kad buvau pas vieną tokį žiniuonį, seną Ayurvedos astrologą, Indijai, senukas toksai fainas. Ir jis pažiūrėjo mano delną ir sako, turi Dievo dovaną, žinai, sako, viską, ką tu sukuri som rankom, turi ypatingą galę. Sako, greičiausiai praeitam gyvenime ar freskas tapėjai, ar ikonas tapėjai. Sako, viskas, ką tu nupieši, turi labai stiprų biolauką, kaip biomagnetinį lauką. Tai sako, būk atsakingas už tai, ką darai. Ir aš taip atsiminiau, kiek aš visokių ten velnių pridariau visiems, žinai. Ir galvoju, tai, žodžiu, jeigu tu darai negatyviai, dark, tai tu ir pritrauki tas energijas. Jeigu darai pozityviai, tu pritrauki šviesą, gėrį, sėkmę ir pradėjau taikyti visą tą schemą savo kūryboje. Atsisakiau visų neigiamų tų energetikos tatuiruočių, tai visi demonai, velniai visokie, zombiai ir panašiai, žinai. Ir pradėjau, arba neutraliai turi būti, arba jeigu darai kažkokią tamsą, tai turi būti tam tikra pagarba jai. Pavyzdžiui, ten kažkas nori kaukolės, kažkokią didelę kompoziciją įdėti kaukolę. Nes kaukolė tai yra mirties simbolis. O rato. Tai yra gimsti, gyveni ir grįžti į tą patį tašką miršti. Tai mirtis yra tokia pat svarbi kaip ir gimimas. Bet ta kaukolė, jinai turi būti anatomiškai tvarkinga. Ta prasme, žinai, ne kažkokia hiperbolizuota tenai, žinai, kaip vampyrų. Jo. Ir, nes aš pažiūrėjau, kad beveik dažnoje ikonoje yra ten kažkoks Dievo paveikslas ar Kristos paveikslas, ir apačioje yra kaukolelė. Ir parašyta, memento mori, atmink atminsi. Tai vis tiek, tas balansiukas toks turi būti, bet su atitinkama pagarba. Kartais į savo darbus įdedu kaukolelę. Tai va, ir, nežinau, ir pradėjau eksperimentuoti aš tom energijom, žinai, galvoju, negi tas astrologas, čia man makaronų. Jo, bet buvo tokių porą atvejų, kad tikrai veikia tas ir tikrai yra tos rankelės, turi kažką tokio magiško. Apie šitą irgi dar pridėsim, čia irgi viena iš mūsų temų. Kaip tavo, vis tiek iki išvažiuojant į Indiją turėjai visokių draugų, tikrai nebuvo ten jau atrinkti, kad patys geriausi, kurie tave palaikys visur. Ar buvo tokių, kad blemba, Daini, tu čia tipo jau per stipriai varai? Ką tu čia grybinį dabar? Per stipriai tu čia varai ir tipo... Bet tokių pokalbių nebuvo, tiesiog natūraliai mes atsisijavom, nutolom, žinai, nes jie toliau liko savo tenais murkdytis, žinai, tenais kaip savo dėlių. O buvo skaudu? Buvo ne tai, kad skaudo, bet aš nežinojau, ką daryti, žinai, nes buvau pripratęs prie vieno režimo ir jisai staigiai pasikeitė ir aš, žinai, savaitgalis ir niekur nereik nei... Niekas nekviečia. Tai ką veikti? Nu ir tada pradėjau ten, žinai, gerai, ką čia galim nuveikti, jaučiuosi gerai, davai su dviračiu pravažiuoti, sporto salę nueiti, krosiuką prabėgti, kažką su vaiku nuveikti, nu toksai, žinai, pradėjau gyventi jau. Pradžiai tikrai sunkiai buvo, nes protas dar buvo pripratęs prie tos sistemikės, žinai. Ir reikėjo gal 3 metų, kol persilaušiau į naujas vibracijas, žinai. Tai jis mane ten, žinai, kaip ir kviečia, kaip ir atgal, kaip ir norėt, kaip ir nostalgija, bet suprantu, kad ten tikrai prie nieko neprives, tai veda į aklygatvį. Tai ne, žinai, ir tas naujas gyvenimas toks miglotas, neaišku, ką čia daryti, kur čia tas džiaugsmas, kur čia kaifas yra, žinai, jeigu tu čia negeri savaitgalį, tai ką veikti, žinai. Tai va, tai... Reikėjo laiko, kol radau naujų veiklų, tose veikluose atsirado naujų pažinčių, naujų draugų ir tai pabiški aš išrėdėjau iš to tamsesnės pusės į tokią šviesesnę, gražesnę.
O grįžus ant to excitemento, žinai, kad aš dabar vis tiek visą laiką būna tas pervertintas dalykas, žinai, kad grįžai, aš čia dabar šviesus, aš čia dabar geras, aš dabar čia visiems rodysiu, aš čia dabar visiems aiškinsiu, kaip gyventi, aš tą įsivėliau. Pats ką tik mačiau, kiek laiko tai truko, kaip tai atrodė. Nu, kokius gerus pusę metų aš ten visus ten, žinai, tu nevalgyk mėsos, tu negerk čia, žinai, tu čia tą, bet aš paskiau kažkaip, bet žiūriu žmonės, nu, čia aš save pagavau, kad aš esu kaip tas jehovistas, kur eina, žinai, dun, tikėk. Ir aš supratau, kad kiekvienas mes turim savo kelią, kiekvienas turim savo liepto galą ir tu negali priversti žmogaus eiti kažkokiu keliu, kol jisai pats to nenori ir to nesuvokia, žinai. Tas žmogus, kuris pasiekė liepto galą, pasiekė dugną, jisai klaupėsi ant kelių, atveria rankas, daryk su manim, ką nori, aš pasiduodu. Va tas žmogus jau yra pasiruošęs priimti informaciją, kad Dani, padėk, prašau, man labai blogai ir ten, žinai, patar, ką man daryti, žinai. Tokiam padėk. O tas, kuris jisai gali ir visą gyvenimą, ten, žinai, aš juos vadinu žemiškai žmonėm. Jie gyvena žemišką gyvenimą, kaip sako, svaraval, vypil v tyrmų. Svaraval, vypil v tyrmų ir tegul gyvena. Gal pasiseks, sulauks savo skambučio, savo paskutinio to liepto galo ir tada galima bus kažką jau padėti. O kol jis to nepasiekė, beprasmiškai. Ir tu tik tais toli. Jo, tu geriau nusileisti iki jo lygio, žinai, iki to žemiško lygio, kalbėti jam maloniom temom, ką jisai supranta, žinai, tai viskas. Ir tada... Neapsikrauti. Visiškai. O teko sutikti tokių feikinių atsivertėlių. Jo, čia vadinasi... Prisiplak bandė. Dvasinis ego užauga, žinai, toksai, čia aš nušvitęs, aš čia ten buvau, aš čia viską žinau, visas mantras išmokau, tu man čia neaiškink, žinai, čia yra dvasinis ego, čia net yra savoka to, žinai. Tai, jo, tokie žmonės iškart matosi, kad jie tokie, žinai, netikri. Ja. Ir ten ilgai bendravimas nevyksta. Nes aš dėl ko šitą užklausiau, kaip tik vakar mūsų visų bendro pažįstamų, tik jau neminėsiu, čia dabar visų mūsų bendro pažįstamų buvau, jis pasikvietė pasėdėti prie laužiuko, ten parkelį. Ir buvo labai labai įdomu, nes mūsų ten buvo keli žmonės, kokie gal 6-7, visi kažkokiais tai atvejais susipažinę su to mūsų bendru pažįstamu, bet mes visi viens kito nepažinojom. Aha. Jis kažkaip sugalvojo surinkti visus į ratą, žinai. Ir kiekvienas labai skirtingas. Ir kiekvienas turi istoriją su juo. Mes ten po to ratu pasakojom, kaip susipažinom, žodžiu, ir kažkokia tai istorija ir kam ką reiškia, žinai. Ir buvo vienas bičiukas, apsirengęs, tokiais, žinai, jau gražesniais rūbeliais, kur šiaip nepasakytum, pažiūrėjęs iš šono, kad jis gali būti, žinai, atsivertęs, bet jis ten tik praveria burną, ten gražiai skamba, kažką jaučia, kažką, žinai, filmų, čia energija, ten iki kol neatėjo moteris. Žinai, ir jis jau prieš tai buvo išsidavęs, kad jis nemėgsta šunų, bet su savo buvusia, ta buvusi labai norėjo šuns, nusipirko šunį, įsiskyrė, šuo liko jam, dabar geriausias jo draugas, žodžiu. Ir žodžiu, ir atėjo moteris ir jis per pirmas kokias 3 minutės spėjo užmesti 3 tokius seksistinius bairius, kurie matau, kad jis turbūt atsivertė, nes jis skaudino moteris. Ir iš karto labai pasimatė, kad jisai jaučia, žinai, tą nuoskaudą ir pyktį ant moterį. Tai man čia jau toks biški kertasi, žinai, tipo su... Nežinau, tai aš irgi mokausi ir dariau tą klaidą irgi grįžęs pirmą kartą iš Indijos, nes aš tiek buvau susižavėjęs to viso naujų savo gyvenimo būdų, tom visom jogo mantra. Kodėl jūs čia nieko nedarote? Jo, tikrai, buvau įsivėlęs į tai, bet paskui sutikau gyvenime keli žmonės, pavyzdžiui, Mantas iš Peru, mūsų Giedrius, Angis, jie tokie žmonės, kurie daugiau klauso, žinai. Jie tave išklauso, jie daug nežodžiauja, žinai, tai sako tik tada, kada reikia pasakyti. Tai aš irgi mokinuosi, aš daugiau toks stebėtojas esu, žinai. Ateina kažką šnekam, ten ir nereikia ginčytis ten ar diskutuoti, nes, žinai, jisai turi savo tiesą, gerai, whatever, aš turiu savo tiesą ir jeigu jis kertasi, tai tiesiog, tegul turi tą savo tiesą, žinai, kam ten įrodinėti žmogui, žinai. Jo. Gerai, labai įdomu buvo apie tave pasiklausyti tokių istorijų, bet manau dabar šitą galim jau truputį palikti šoną, nes mes kaip visą laiką turim kažkokį tai ribotą laiko tarpą, tai prie konvencijų biškį prieikim. Labai man įdomu ir Baltic Tattoo konvencija, tai dabar čia paskutiniai. Kaip vadinasi tavo pirmoji konvencija?
Kurią organizavom? Taip. Tai aš galiu visą istoriją papasakoti, nuo ko apskritai prasidėjo tas konvencijų reikalas. Žodžiu, viskas prasidėjo gal 10-9 metais. Galvoju, kad fainai tos konvencijos, bet per tas konvencijas visi susirenka, visi dirba, įkniubė į savo tatuiruotės ir nespėjom, nes pašnekė. Nieko nebemato. Galvoju, gerai, o jeigu eliminuoti tatuiravimą ir susirinkti vien patūsinti, žinai, galvoju, sounds good, žinai. Ir mes turėjom tokį klubą, vadinosi Roxy, ten prie Stačio gatvėje. Ir toks rokiavas buvo, galvoju, reikia padaryti, gerai, čia nebus konvencija, galvoju, kaip čia pavadinti? Memel Tattoo Party. Imam. Visiems, ten nebuvo daug tų meistrų, žinai, ten 20 maksimum, žinai, ten vienam kitam suskambino, norim, daryk, Dani, davė man regalijas, tu daryk, mes atvarysim. Ok, nuvariau į tą klubą, suderinau savininku, čia bus teminis vakarėlis, uždaras vakaras, įleisti tai to, ten, 100 žmonių gal susiregistravo. Žodžiu, tada pirmą kartą buvau priverstas lipti ant scenos, nes neradau kas, ta prasme, biudžetas buvo mano asmeninis, ta prasme, viską, žinai, ten Hebra kiek sumetė, kiek ką, žinai, bet viską reikėjo iš savo, žinai, galvoju, ką aš mokėsiu tam vedančiam, ten kažkokius pinigus, ką jis ten ves, žinai, aš pats galiu išvesti. Padariau kažkokių užduočių, tokių, žinai, kad ant scenos užlipti kažką papaišyti, kažkokius aukcionus tenai, žinai. Žodžiu, lipau ant scenos, to drebančių balsų, ten bet greitai išėjau iš to jaudulio, nes pradėjo žmonės sakyti, blema, tau gerai gaunasi. Žodžiu, buvo vienas tas Memel Tattoo Party, tada per antrą Memel Tattoo Party dar įvėliau tą visą Lietuvos tatuiruočių menas knygos projektą. Ten buvo ir fotosesija, ir tos knygos pristatymas, kažkas tokio, žinai. Ir paskiau su Aurimu Mockum, jie mane pakvietė, buvo tokia nebloga Šiaurės Rage tokia didelė industrinė vieta ir ją buvo galima išsinuomoti. Ir ten jie darėsi savo klubui kažkokį klubo renginį, bikerių klubo, ne? Ir mane pakvietė kaip, tatuiruotės daryti, žinai. Tai su Danis Tatumara, su Vainiu mes tada varėm, tam bikeriam girtėjom, darėm tas tatuškės ir aš žiūriu tai ir blemba kokia figiena, o čia konvencijos nepadaryti. Tada Aurimui pasakau, davai, darom konvenciją, žinai. Čia buvo tie 14 metai, žinai, bet nugriovė tą pastatą, žodžiu, ar ten, panaikino, tai kur darom, žinai, davai, pradėjom ieškoti, kur čia tą konvenciją galima daryti, jisai ten per savo kanalus, aš. Ir vienintelė vieta, kurią radom, buvo senas jachtų angaras kruizinių laivų terminale. Žodžiu, sako Hebra, mes jums duodam nemokamai, jūs tik susitvarkykite. Tai gerai, susitvarkysim, žinai. Karočią atvarom, ten stogas žvaigždėtas dangus, kiauras, wow. Ten privaryta katerių senų jachtų tekinimo staklių ir mes su Aurimu, karočią, visą savaitę mes darėm, kad tos patalpos būtų pritaikytos konvencijai, žodžiu. Aš taip džiaugiuosi, kad nepradėjo lyti per to savaitgalį, nes žuopa visiškai. Kiek galėjom, tiek datempėm iki tų standartų, ten dviese po 9 prakaitų, bet tas entuziazmas buvo labai didelis noras ir mes, kadangi buvom dviese, mums labai baisu buvo, kad mes nesurinksim auditorijos, todėl mes paprašėm dar bikerių pagalbos, kas pasirodo buvo tokia didelė klaida, kaip klaida. Ir, žodžiu, pirmas buvo 2014, vadinosi Memel Tattoo Convention. Ir, žodžiu, visiems labai patiko, labai geras vaibelis, geras oras, geras renginys ir finansiškai gan neblogai ten gavosi, žodžiu, ir tipo darom toliau, žinai. Ir galvoju, ne, kas metais aš čia nepatempsiu, nes tai tikrai intensyvus darbas, plus mes tik dviese ir iš savo resursų finansinių darom. Tai antras buvo jau atsirado kultūros fabrikas naujai atidarytas, o ten buvusi tabako gamykla cigarečių ir 2016 metai, 2018 metai, paskiau mes pradėjom dairytis į kitus miestus, pakeitėm pavadiną iš Memel Tattoo į Baltic Tattoo, kadangi mes jau galvojam, mes nesam prisirišę, mes tik galim Lietuvoje daryti, nebūtinai Klaipėdoj, nes su kultūros fabriku kuo toliau to sunkiau darėsi, nes ten, kadangi yra toksai kaip hubas, žinai, tai jie ten prinomavo tų visokiam dizaineriam, kūrybiniams dirbtuvės, ten ir su visais sutarti buvo praktiškai nebeįmanoma. Tai tada į Kauną šovėm, žinai, ten apklausėm kauniečių, kur geriausiai visi tą manėžą mums rekomendavo, žinai, nors, žinai, man konvencija, ateini į patalpą ir tau iškart įkvėpimas. Tai manėžė to nebuvo, aš atėjau. Ne, toks senas angaras, koks būtų. Jo, ir aš atėjau ir aš nematau, man neužsidega tai kibirkštė. Aurimui tai iškart ten viskas, jo, čia ta funkis jau ten derint pradėjo, aš toksai, matau, kad čia lempa gausi. Jo, bet visą laiką yra tas, kada daro kūrybinis žmogus,
ir, kaip aš sakau, verslininkas, jo, tai tada taip ir būna. Jo, bet be jo aš irgi nepadaryčiau, tai kaip jis ir be manęs. Tai žodžiu, kas Kaune labiausiai patiko, tai visas setupas, labai gerai, viskas, tos ekranai, kameros, vikingų pasirodymai, jo, labai viskas gerai buvo, tik tais gal žmonių ne tiek, kiek tikėjomės, kad bus. Nu ir tada ką, įmam Vilnių, žinai, Litexpo, nu ten irgi daug klaidų padaryta buvo, gal nesulaukiam tiek lankytojų, nes aš sekantį savaitgalį nuvariau į Komikoną ir pamačiau, kiek Komikone žmonių ir koks potencialas, nors labai panašus formatai yra, tiek Komikono, tiek konvencijos, nu vis tiek jaunimas, subkultūros ir man net pikta pasidarė, kad kodėl mes taip nepavarėm, ko mums trūksta, žinai, aš ten su viena Komikono vadybininkė šnekėjau ten, kaip iš čia, ką čia darot, nu aišku, pas jos yra finansavimas ir sponsoriavimas, milžiniškas, žinai, Samsungai visokie, konsolės, nu tikrai energetikai, ten beveik didelis srautas, nu įplaukų yra, mes to neturim, žinai. Tai viską darome iš savo šeimų finansų, žinai, ten pasiemą, paskui meistrai pradeda už boksus mokėti, nu ir bat išsukam tą visą reikalą. Nu ir dabar esam pakibimo stadijoje, nes Aurimas cirkluoja, bet jau greit grįž, tai mes norėtumėm grįžti į Klaipėdą, bet mes nerandam vietos, kur mes galėtumėm, mums reikia 2000 kvadratinių metrų ekspozicinės salės, bet nenorim imti Švyturio arenos, nes, nu, tokia ten, žinai, Akropolis šalia, tokia sintetika, norisi va to tokio senamiesčio vaibelio, ne, tokia, biški, tokia bohemos, kad būtų. Tai dabar vystomas projektas Švyturio buvusi gamykla. Vat kultūros fabrikos priešais yra milžiniška Švyturio gamykla. Ir ten yra nupirkę tą pastatą ir susisiekiau su vadybininku. Jisai man ten viską aprodė ir ten yra potencialas. Yra viena tokia erdvė, kuri mane labai domina. Bet jinai dar yra neįrengta, ta prasme viskas ten dar strojkės, viskas statybos, viskas vyksta, žinai, tai mes sutarėm, kad šių metų pabaigoje mes susisieksim ir pažiūrėsim, kaip jiems sekasi tą viską tvarkyti. Ir jeigu viskas gerai, jeigu Aurimui patiks ta vieta, nu ta prasme, jis irgi turi tame sprendime dalyvauti, tada gal 26 metais vasarą galėsim pasidžiaugti konvenciją Klaipėdoje. Aurimas dar, kalbėjom telefonu, sakė, kad neatmeta ir Litexpo galimybės. Kad vėl grįžti į Litexpo ir biški, nu, turim pamokų, turim padarę klaidų, įsisavinom jas ir tiesiog ištaisyti tas klaidas ir biški kitaip, gal su sponsoriais daugiau padirbėti, daugiau gauti finansavimo ir, nu, daug ten tokių techninių dalykų, žinai, kas liečia konkursus, nu, nors konkursai čia atskirą podcastą galim daryti, žinai. Su konkursais ten niekarto nebuvo nei vieno konkurso, kad kas nors liktų nepatenkinta, žinai. Tai turim naujų idėjų, kaip galima būtų tai padaryti geriau, kokybiškiau ir teks daryti. Jo, faina, labai lauksim, šautautas Švyturiui, paskubėkit, nes mes norim. Tai jo, apie tą asmeninį jausmą ir viską, kaip pradeda po konvencijų ten skaityti, kažkur klausytis arba iš kitų girdėti, nes yra daug, kurie myža į batą ir bijo jėkis pasakyti. Kaip po to reikia tau emociškai tvardytis su dalykais, kai tau pereina kažkokie tai neigiami atsiliepimai ir kaip tai, ar nebūna tokio, kad tipo, kam aš čia tada iš vis kažką bedarau? Jo, atrodo, stengiasi viską įdedi, kiek gali iš savęs ir po to visi galvoja, sakai, na, jūs abu supranta, kad čia yra ego reikalai, kad, nu, labiausiai kritikos nemėgsta mūsų ego. Tai dėl to atsakau, kad kaip dėl to aš atsakau, kaip tu asmeniškai jautiesi, nes čia viskas taip ir taip. Visus pagyrimus praleidžiu pro ausį. Ta prasme, o, kaip fainai buvo, ten, žinai, tampa tik tais malonus fonas, žinai. Bet kai kas nors sako, va, čia ta šūdas buvo, čia kažkodėl, žinai. Bet aš labai daug ko išmokau iš Aurimo, jisai labai diplomatiškai, labai taktiškai, supratom, mes suklydom, atsiprašom, kitą kartą pasitengsim geriau, žinai. Ir aš galvoju, blema, ta prasme, tikrai, dauguma atvejų tie nepatenkinti, ta kritika, jinai yra pagrįsta, jinai iš autoritetingų žmonių, tokių meistrai, kuriuos aš labai gerbiu, žinai, bet, nežinau, jie kažkaip sugeba švelniai išsakyti, žinai, maladės, stengiasi, bet, tu žiūrėk, čia buvo negerai, žinai. Ir aš daugybę atvejų turiu balansuoti tarp tatų bendruomenės, ko jie nori, jų poreikiai ir tarp Aurimo. Nes, žinai, jis yra verslininkas, jam, žinai, ten, nors jis deklaruoja, kad, žinai, mums čia ne dėl pinigų, čia bet ne, viskas baigėsi visos mūsų diskusijos, kad, tipo, vis tiek čia mums per brangiai gausis, mums čia tas anas, žinai. Tai aš esu tas viduriukas, kuris turi balansuoti tarp to, ką aš noriu, kaip, žinai, man užtektų taip, padarom, kad visiems būtų gerai. Jo, o jisai padarom, kad, žinai, dar, vis tiek, kad grįžtų kažkas, žinai. Taip. Tai va, aš turiu balansuoti, tai man irgi nėra lengva, bet visos tos situacijos mane labai mokina, ugdo ir aš žiūriu tai kaip į pamokas. Tai va.
Ar planuojate traukti daugiau žmonių, kurie išreiškia norą prisidėti? Jo, ko gero teks, nes aš pats pastebėjau, kad aš nepasitikiu kitais žmonėm, kad galėčiau ir tą perleisti, žinai, kažkokias funkcijas, nes konvencija iš daugybė elementų susideda, tai ir programa žiūrovams, ir meistrų klausimai, ir ten konkursai, ir rėmėjai, kažką, Aurimas pasiema ant savęs tokius neįdomiausius darbus, žinai, ten kažkokie rėmėjai, leidimai, jis ten, jam gerai sekasi, jisai sukasi. Man asmeniškai labiausiai patinka daryti apdovanojimus, nes aš savo dirbtuvės meistrauju, ten toks kūrybinis procesas. Toliau patinka bendrauti su meistrais, nors labai yra sunku bendrauti su meistrais, nes kiekvienas meistras save skaito rockstaru, žinai, ir toksai, žinai, kiekvienam reikia raudono kilimo ir limuzino. Tai tas labai sudėtinga būna, kai pradeda ten, o tai armrest tai bus, o tai tenais gultai bus, o žinai, hebrat, parašytas sutartikas bus, visą kitą patys prašom, žinai. Tai tą suderinti ir, pats opiausias klausimas visą laik būna tie konkursai, žinai, kaip ten viską padaryti ir kiekvieną kartą, vis lieka kažkas nepatenkintas, žinai, tai vis galvoju, kaip dašlifuoti, nes... Dabar kiek pabuvęs pastaruosius, tai skaitmeninis visus daro ir, ta prasme, tu tiesiai matai, kiekvienas teisėjas kiek davė balų ant kiekvienam žmogui ir, ta prasme, automatiškai kyla lentelė, eina ir viskas. Jo, tai vis tik gali viską. Čia menas yra ir meną įvertinti apskritai yra, čia žinai, kosmosas, čia nesportingai, kas greičiau atbėgo, tas ir laimėjo. Bet čia realiai visiems, čia yra 4-5, kiek ten žmonių bus nuomonė. Ta prasme, man patiko, aš daviau balą, kitam nepatiko, jie gal visi yra verti pirmos vietos. Čia labai subjektyvų yra ir aišku, kažkas liks nepatenkintas. Čia nebūna taip, kad visi būtų patenkinti. Taip, ir aš turiu sugerti, tų nepatenkintų, kodėl tas laimėjo, aš nelaimėjau, žinai, nors mano darbas, ten mano linija ten švaresnė, žinai, ir aš nevertinu, supranti, aš tik tai stoviu šalia, aš supratau, kad man vertinti iš vis, žinai, aš tas, kas organizuoja, yra teisėjai, stengiuosi atrinkti maks kompetentingiausią, komisiją, ir manau, kad jie vis laik buvo kompetentingi tenais, tokie žmonės, tokie meistrai, kurie autoritetai, ne iš lempasgi paimti. Tai va, ir galvoju, kad būtų fainiai, kas liečia programos, pavyzdžiui, programą atiduoti profesionalam. Kad žiūrovus išlaikyti, kažkokie pasirodymai, kažkas, žinai, kad, nes aš pats suprantu, čia man labiausiai trūksta entertainmento. Nes Lietuvoje nėra, žinai, tu ten Anglijoje gali išsikviesti fakyrus. Bet ir tai daug nėra. Realiai dažniausiai konvencijose ir trūksta entertainmento gero žmonėm. Nes tu ateini visai dienai entertainmento 2 valandom. Jo, ten įdomu tik tada dar apie meistrus per valandą ir viskas, ir tu, ta prasme, nebeturi ką veikti. Jo, tai mes galvosim, kaip išlaikyti auditoriją, kad ateitų ir būtų ant scenos kažkokie įdomus pasirodymai, kad būtų kažką veikti, žinai, ne tik tenais dėl tatuiruočių. Tai čia, ko gero, toks sunkiausias segmentas, nes Lietuvoje nėra pasiūlos, kas galėtų, žinai, nepakviesi ten kažkokios bendo, kuris, žinai, tiesiog groja, žinai. Ir aš pats, kai konvencijose dalyvauju, jeigu išeina kokie rockeriai ant scenos, belia kaip groja ta muzika, per garsiai groja ir toks galvoju, kada jie baigs, come on, žinai. Tai norisi tiesiog čilinę muzikėlę kažkokią, žinai, biškį repuko. Kad vaibukas būtų geras. Jo, hausiuko kažką leidžia ir tada jau į vakarą kažkokie, žinai, pasirodymai, susijęs su tatuiruotėm, o dienos metu galėtų kažkas tyliai, ramiai ant scenikės kažką, nežinau, rašė ten ir tos Fuel Girls, žinai, galėtų kažkokius fakyrų pasirodymai būti. Žodžiu, idėjų yra, reikia tik tais dirbti su to. O irgi čia toks marketingo specialistai, jūs negalvojat, kad, pavyzdžiui, labai apsimokėtų tiesiog nusamdyti įmonę, kurie tikrai nepigi kainuoja, marketingistai, bet jie tau uždirbs daugiau pinigų? Taip, mes bandėm savo jėgom, bet supratom, kad tai buvo klaida, kad nereikia savo jėgom daryti, reikia sudaryti reklamos ir marketingo strategiją, atiduoti tai profesionalams. Čia antras segmentas, kurį norėtumėm nusimti nuo savo pečių, geriau sumokėti pinigus profesionalam, kad gerai ištransliuotų mūsų renginį, kad pritraukti kuo daugiau auditorijos. Tai va, aš pasiliksiu darbą su meistrais, tai yra registravimas ir konkursus, tada ieškosim partnerių, kas galėtų pravesti programą žiūrovam, ieškosim partnerių, kas galėtų marketingą visą sutvarkyti, reklamą, ir Aurimas užsiims visais, nežinau, sponsoriais, leidimais ir taip toliau, žinai. Man labai patiko kažkuriais metais, kai Perminas vedė. Ir ta prasme, apskritai, kad tai buvai ne tu, žinai, ar ne kažkoks... Ta prasme, nes tu ir taip turi daug darbų, žinai, aš mačiau tave šioje konvencijai, kiek mačiau. Jo, užsipysęs tu lakstai, žinai, tau, dar stoti ant scenos vesti, žinai, o Tomas, jisai
Gal čia dėl to... Turėjo būti Tomas, bet jisai dėl šeimos aplinkybių negalėjo man padėti. Jo, tai gal man dėl to toks įspūdis yra susidaręs, nes tai buvo mano pirma konvencija Lietuvoje, kurioje aš buvau atvykęs pasižiūrėti, žinai, pabūt, dar atsivežiau draugus iš Anglijos irgi meistrus, tai gal čia dėl to, žinai, man toks įspūdis, bet aš kažkodėl jį turiu, man įstovi galvoje ir viskas, kas išneka savo languotų tuo. Nesupranti, tu negali paimti bet kokio vedėjo, nes čia yra specifinis renginys, reikia žinoti ir terminologiją. Taip pat Tomas, jisai ir gerai šneka ir kažkiek raukia toje kultūroje. Ir tikrai nemažai raukia. Ir jisai gali man pasistuoti, žinai. Tai vat, bet tada negalėjo, bet aš tai už, kad su juo dirbti kartu, nes labai gerai mes kartu sueinam, žinai. Ja, geras, faina. Ir dar vienas svarbus klausimas, kuris man toks neduoda ramybės ir aš manau, kad tu irgi apie tai tikrai esi pagalvojęs. Dabartinė esama situacija Lietuvoje ir ne tik, ir Europoje, ir pasaulyje su tom tatuiruotėm, kai dabar yra nuslūgus ta klientų excitement'o banga, kada čia nieks dabar nebenori būti pilnai tatuiruoti, žodžiu, ir tikrai čia neviniuosi į vatą, yra dabar toks biški nukritimas. Ar apie tai? Aš gal ne vien dėl to, kad tatuiruoti, gal dar plus nežino dėl pasaulinės situacijos, viskas čia viename. Ir visi taupo šiek tiek, nes nežinai, kur, ne pirmo būtinumo prekę tatuiruoti dabar įsigyti, kur gal tau tų pinigų prireiks ateityje kažkur, žinai. Galvojate apie tai, įsivertinant šitą? Jo, aš galvoju, kad todėl 25 metais, 24 ir nedarėm, būtent dėl to, kitų aplinkybių, bet aš stebiu, galvoju, gerai, padarysim tą konvenciją, kurioje nieks nedalyvauja, žinai, tai kam jie tada daryti, žinai, tai vis tikimės, kad ir tie karai baigsis ir stabilizuosis tą ekonomiką, žinai, tai geriausiai būtų 26 metai, šiandien dabar 25 metai yra, tai viskas spręsis šių metų pabaigoje, tada žiūrėsim, kokia yra situacija, norim daryti Klaipėdoje, antras planas yra Litexpo ir jeigu matom, kad situacija kažkokiam bent jau prošvaistė, žinai, kad gerėja, tada, darysim tikrai, bet jeigu matom, kad viskas eina toliau, dar žemyn, tada, nebus beprasmiška daryti, žinai, ten bus kova su vėjo malūnais. Jo, tai labai tikimės, kad 26 metais mes turėsim konvenciją ir visi meistrai, kurie žiūrit šį podcastą, jeigu turit minčių, idėjų kažkokių, tai tikrai nebijokit parašyti, jisai dabar priims visas nuomonės ir visus patarimus. Nes net dar, kai priartėsim prie pačio, kai bus paskeltos datos ir vieta, visiems aš siūsiu gal greičiausiai kažkokią apklausą darysim, žinai, kokių norite, kad būtų tatuiravimo stilių, ta prasme, kaip įvertinti, toks, kad atnaujinti tą sutartį, kurią siunčiu, kad ją pakoreguoti, žinai, ir atsižvelgiant į meistrų kažkokias nuomonės, pasiūlymus ir tikrai mes visą laiką atsakom su Aurimu, kad mes esame atviri pasiūlymam ir idėjom, bet kiti, kaip būtų fainai padaryti rampą, kur galėtų atvaryti BMX-erį ir ten padaryti pasirodymus. Ir aš kart skaičiuoju, iš kur aš tą rampą gausiu, kas jie ten prižiūrės, žinai. Tokių pasiūlymų nereikia, žinai. Adekvačių, siūskite adekvačius pasiūlymus. Nebent patys su rampą atvažiuosit. Jo, nebent, sakau, turi rampą, you welcome. Draugai su rampą tinka. Buvai Peru. Ir Peru ėjai visokias apeigas, gyvenai ten, gyvenai vietinį gyvenimą. Tai papasako mums biškiai apie Peru, kaip ten viskas atrodė. Gerai. Kaip ten skonis, rupūžės? Ne, rupūžės nelaižiau, bet tai viskas susidomėjimas būtent tą mediciną. Prieš 13 metų pirmą kartą buvo ir pirmą intenciją dar Indijoje būdamas sutikau vieną keliautoją, kuris pradėjo pasakoti būtent apie ayahuaskos ceremoniją, apie Peru šapybo gentis, kažką ten, žinai, ir man toksai, žinai, užkabino tikrai, jisai sako, Indijoje vienas, bet ten visai kita kultūra. Ir aš jau tada, kai jau dar buvau Indijos etapė, aš jau planavau keliauti į Peru, pažinti tas visas tradicijas, bet atsirado Gintarė. Žodžiu, vėl gražino mane ant žemės ir įsivėliau visą tą žemišką gyvenimą, žinai, namai, vaikai, darbai. Ir grįžau prie to, kai radau Mantą Dolama Mantą Facebook'e, pamačiau jo postus, pamačiau, kokią jisai žinutę transliuoja ir labai susidomėjau jo. Ir tada... bet viskas buvo, žinai, toksai, būtų fainiai, bet kad gal kada nors vėliau, žinai, toks reikėtų, viskas liko taip nuošaliau, bet kažkaip tada sukrito visos aplinkybės, kad pirmą savo brolį išsiunčiau žvalgybai,
Ten taip gavosi, kad jisai norėjo, būdamas administratoriu, tada tas administravimas jam nelabai sekėsi, nes ten kažkokie segmentai labai šlubavo jo būtent tame darbe ir tada mes tatuiravomės ir turėjom tokią labai jautrę brolišką akimirką, žinai, kai pradėjom dalinti savo svajonėmis, žinai, ir jisai kažkaip leptelėjo, kad irgi norėtų pradėti daryti tatuiruotės. Ir aš pagalvojau, kad tai būtų puikiai proga jį užmotyvuoti, kad jisai, iškėliau jam žodžių sąlygą, kad sakau, jeigu nori, kad aš tave pamokinčiau ir būti tatuiruočių meistras, turėsi važiuoti į Peru. Bet labai taip abstrakčiai pasakiau, žinai. Jeigu grįšim, tada mokysim. Jo, turi praeiti šūdą, kad, žinai, biškį, kad prasivalytum, žinai. Nes mačiau, kad jisai stragalina gyvenime, kaip ir neranda savęs, ir, žinai, jaunesnis brolis, jaučiu atsakomybę už jį. Ir, žodžiu, baigėme tatuiruoti, pašnekėjom apie tą Peru, apie tą Aivaską, žinai, ir atsidarau tą Facebooką, žiūriu, Dolema Mantas, renkama grupė, visata, galvoju, reikia. Ir, žodžiu, ir suderinau, kad Gabrielius išvarytų į Peru, nuvarė pas Mantą, praėjo savo procesus, grįžo ir pradėjom, ir tada galvoju, reikia ir man varyti. Nes jisai pradėjo pasakoti, tau ten reikia varyti, tau ten reikia afigienas čiūvas, ten afigienas experience, žinai, ir aš toksai, blem, dabar bus kaip tik tas momentas, kai man reikia ten važiuoti, nes aš jau turėjau užuomazgą to Tattoo Astral savo projektą, žinai, ir man galvoju, kaip būtų gerai pasimokinti iš šamaniškos, žinai, praktikos, šamaniškos etikos, šamaniškos moralės, žinai, ir galvoju, nebus geresnės progos, geresnio mokytojo kaip Mantas Dolema. Ir man viskas va taip sukrito, ir plus dar ten studijai tokios audros prasidėjo, žinai, kurias reikėjo spręsti, paliko daug žaizdų ir tokios skausmo, žinai, ir galvoju, reikia važiuoti. Jau tas momentas, kai reikia varyti, žinai, ne dėl tai, kad noriu, bet reikia varyti. Ir susirašėm su Mantu, susiderinom visas detalės ir išvariau kovo mėnesį, prieš metus lygiai buvau. Tai buvo viena nuostabiausių ir viena, nežinau, sunkiausių to pačiu mano tokių kelionių. Bet ne fizinė prasme, o kelionė vidinė, kai labai visų pirma patiko ir sužavėjo pats Mantas. Aš dar nesu gyvenime sutikęs tokio žmogaus, stipraus savo fiziniu kūnu, savo dvasia ir savo protu. Tai nežinau, aš tokio žmogaus tikrai dar nesu sutikęs, man jisai padarė tokį milžinišką įspūdį. Ir savo šiltumu, ir savo, tą tokia, žinai, išklausyti, patarti. Labai daug yra, pats sanskrito kalbą išmoko, pats su gitara išmoko groti, daro jogos asanas, kurias aš mačiau tik vadovėlėje, tai realiai galima buvo pamatyti. Ir visas tos 2 savaitės praleistas kartu, buvo daug pokalbių prie laužo, aišku, buvo ceremonijos, bet čia jau, žinai, jisai tik tais gydas buvo, tą visą kelią turėjau aš pats praeiti savo pasąmonės labirintus, kaip sakant, įveikti. Daug ką sužinojau apie save, daug ką teko pamatyti, tikrai nėra lengvas kelias, kaip Kastaneda rašė, tai yra kario kelias ir teko kariauti, o kariauti sunkiausiai su savo demonais, aišku, su kuom daugiau, žinai, bet gal supratau, kad ne visai reikia su jais kariauti, o reikia juos priimti tokias, kokie yra, žinai, nes tai yra tavo asmenybės dalis. Ir grįžęs, pati jautriausia akimirka buvo, ko gero, kai būtent per vieną tą ceremoniją, Aivaskos, išgėrėm to gėrimo ir taip giliai buvo, kad man atrodė, kad visas šitas realus gyvenimas yra tik iliuzija, o mano tikrasis gyvenimas yra toj būsenoje, žinai. Ir taip jau sunku buvo, tikrai aš jau galvojau, kad aš ten mirsiu realiai, nes taip baisu buvo. Ir kažkokiu momentu man tas priėjo ir aš ta prasme, buvau užsimerkęs, bet aš mačiau, kad jisai prieina ir mačiau jo astralinį kūną, tokį visą šviečiantį, žinai, ir jisai man padovanojo dovaną, ta prasme, atlaužė savo širdies gabaliuką, savo to šamaniško talento ir padovanojo man, žinai, ir mano astralinis kūnas paėmė tą gabaliuką ir aš matau, kaip jisai į mano pirštus įsilieja ir va tokių patternų Flower of Life į mano DNK įeina, žinai, ir, nežinau, ten ašarų belekiek buvo. Va, pažiūrėkime, man. Jo. Ir jisai sako, ir taip įdomiai suformulavo į savo tą sakinį, sako, aš tau neduodu, o aš tau dovanoju savo talentą tam, kad tu galėtum daryti Tattoo Astral tas tatuiruotės. Nes tavo intencija gera, tavo širdis gera, žinai, sako, va, aš tau dovanoju, kad grįžtum ir galėtum dalintis tai su žmonėm. Ir tas buvo toks labai stiprus mind shifting, žinai, nes man vis tiek buvo baimė, žinai, nes tos ceremonijos tatų, žinai, vis tiek reikia kažkokių žinių, kažkokio pajautimo, intuicijos labai stiprios reikia ir su intuicija man stipriai, pas manęs logika tokia aktyvesnė yra. Ir po to aš toks jaučiausi, tikrai kaip įvedė kodą man, žinai, įvedė kodą, kuris, va dabar turiu prieigą prie šitos informacijos ir galiu tai daryti.
Ir toks labiau pasitikėjimas savim atsirado. Ir vat grįžęs, pabaigiam tą savo kupolą, pabaigiau, viską įrengiau ir visą vasarą turėjom 16 ar 17 tų astral ceremonijų. Ir rezultatai tikrai labai puikus ir džiuginantis. Ir tikrai labai džiugiuosi tom, ką darau. Aš stebėjau biškį tavo tą kelionę, ką paustinai, aišku, ne viską. Ir man užstrigo vienas labai dalykas, kuris iki šiol ir aš jį naudoju. Ta prasme, kai tu pasakei, kad matei savo ego. Ja. Žodžiu, tai va tas stiprus dalykas yra, irgi pasakojau praeitam podcast'e, tai šitą tavo dalyką, nes čia, tuo aš tikiu, bet apeigos, aš biški kitaip į tą dalyką žiūriu, bet čia kiekvienas mes skirtingai galvojam. Tam reikia daug drąsos, žinau, kad galėtum... Kai kėliai viską į socialmedijas ir visą kitą, ir ten po to darai baigiamąjį kažkokį filmą iš viso šito, tai ar susilauki tokių komentarų, kad narkomanas, čia kažkoks toks anoks, ten nes, žinai, kai kam tai gali atrodyti, kad čia yra narkotikai, žinai, tai vat man įdomu, kaip tu dilini su to, ar buvo apskritai tokių? Vienas tik žmogus buvo, apie kurį neseniai šnekėjom ir viskas, daugiau arba nesulaukiau, arba žmonės savo pasilaikydavo, bet ne, tik vienas atvejis, ko gero, buvo toks, vardą neminėsiu, bet buvo toks užpuolimas, žinai. O ar tai savo norų darytum periodiškai, ar tau užteko va to karto, kuris... Aš po paskutinio karto sakiau daugiau niekada, bet aš pats kuo puikiausiai suprantu, kad teks. Nori tu to ar nenori, bet teks. Nes gyvenimas, jisai, žinai, nėra lengvas. Tu eini ir pastoviai šiukšlini savo vidų, žinai, vis kažkokios emocijos, nuoskaudos, pykčiai, žinai. Ir aišku, yra kasdienės praktikos, kur tu gali prasivalyti, ar kvėpavimus, ar meditacijos, arba tas sound healingas, žinai, kur tos dažniai tave pabiški valo, bet yra tokių, man pačiam smalsų yra, žinai, kur gali praskerti tokius pasąmonės sluoksnius, kur gali matyti savo praeitus gyvenimus. Žinai, iš ten tavo visos baimės, kompleksai, žinai, ir mes su broliu esam savo pasakę, va taip, po 5 metų varysim dviese. Kad tą brolišką ryšį, kodėl mūsų sielos, kodėl mes esam broliai, kokia jo siela, nes mes vis tiek, ta pati mama, žinai, ta prasme, šeima esame labai artimi, žinai, bet vat, kokie mūsų santykiai buvo praeitose rekarnacijose. Tai vat, varysim su broliu po 5 metų, esam savo taip pasižadėję. Man labai įdomu apie brolį tavo. Jis yra toks blizgutis bičas, žinai. Nemanau, kad blogai įsireiškia, žinai, jis toks blizgutis. Kiek jį pakeitė grįžus iš tos kelionės? Jam integracija buvo labai sunki, jisai sėdėjo namuose gal porą savaičių užsidaręs, jisai norėjo važiuoti atgal. Aišku, jis daugiau galėtų papasakoti, bet tai, ką mačiau aš, jam buvo labai sunki integracija, jisai, užsidėjo tokią kaukę, kad viskas all good, žinai, bet aš mačiau viduj, kad jam sunku yra. Jisai tą pačią grįžęs į Lietuvą, tą pačią akimirką rašė Mantui, kad davai aš grįžtų pas tave, žinai, jam sunku buvo grįžti integruotis. Bet aš manau, kad jam kažkiek davė, bet dar trūko, ta prasme, to gylio, žinai. Jisai pats gal išsigando ir savęs, ir ką pamatė, nes jam buvo šansas arba nerti dar giliau, arba, ta prasme, pasilikti toj pačioj būsenoj, žinai. Tai jisai pabijojo žengti giliau, ko tikrai reikia daug drąsos, tikrai, ten turi kiaušus turėti, žinai, kad ten nebijotum susitikti su savo tamsiausiai kartelėm. Bet įsivaizduok, tu esi kada nors bijojęs kažko, tai bijojęs, kad tave surakina, tave išpila baltas prakaitas, tas šlapės prakaitas, tu visas perbali, žinai, ir tu kaip įkaltas, esi tai bijojęs kažko. Gyvenime. Blemba, čia gal labiau iš vaikystės, taip, čia labiau iš vaikystės toks būdavo, kai aš nebuvau labiausiai mėgstamas ten mokykloje ir aš kažkaip sugebėdavau, kad ant manęs užsiraudavo vyresni vaikai visą laiką, žinai. Ir toks esi... Aš nekalbu apie situaciją, bet tu atsimeni tą baimę. Jo, aš atsimenu tą baimę. Atsimeni, buvo tokia gyvenime, bet tokia baimė, kad surakina. Ir dabar tau sakytų, ar tu norėtum dar kartą atsidurti va tokioje situacijoje su va tą baimę? Ne. Nenorėtum, ne? Ir tau sako, gerai, aš tau galiu padėti, bet tau reikės 3 savaitėm pisti į Peru, gerti ayahuaską ir gal tau pasiseks ir tu atsikratysi tos baimės.
Ir tada tu galvoji, ne, nu ką man čia važiuoti, ta prasme, man algu, tai reiškia, dar nėra tai blogai, bet kai tu pasieki tą stadiją, kad ta baimė tave užvaldo ir tu nebegali funkcionuoti, žinai, ir tau jau, viskas, liepto galas, tada tu važiuoji, dirbi su šamanais, dirbi su tais medicina, su tais augalais, tam, kad atsikratyti to baimės, kad tu galėtum normaliai funkcionuoti. O didžiausia baimė žmogaus, kokia yra natūraliai įgimta, tai yra mirties baimė. Teisingai? Mes visi bijome mirties. Daugiau mažiau pagrindinis dalykas. Jo, nes kai eini ten dideliais aukščiais vaikštai, gali nukrysti, tu supranti, kad užsimuši ir ten kažką pavojingo vengi, ar didelių greičio ant nuosavo lėkti, nesupranti, kad fainai būti arti tos ribos, ne, bet tu supranti, kad išlėks kažkas, tu pisi su to mocu ir tavęs... Aš labiau bijau procesą. Aš labiau bijau skausmą, labiau bijau procesą, labai bijau, kad tai gali būti negreitai, žinai, toks, kad kažkur skaudėti ir kentėti reikės, skaudėti, aš bijau kančios. Kančios bijau. Jo, bet mūsų natūraliai, mums visiems yra duota vienoda mirties baimė tam, kad mes save saugotumėm ir nedarytumėm nesąmonės, ne? Pas vyrus tos baimės mažiau, pas moteris daugiau, žinai, jas labiau save saugo, todėl vyrai ir trumpiau gyvena. Tai Ayahuasca veikia tavo smegenis taip, cheminiai procesai lygiai tokie pat, kaip prieš mirtį veikia. Identiškai, ta prasme, išsiskiria dimoptriliptaminas, konkurencinė liauka, apipurškia smegenų žievę, ko pasiekoje tu matai haliucinacijas. Todėl žmogas ištrauktas iš mirties gniaužto, ne, va ten klinikinė mirtis ar dar kažkas, ten su defibrillatorium atgaivina, jisai pradeda kledėti. Aš mačiau šviesą tunelio gale, mano visas gyvenimas pribėjo, angelai matė. Nes tai padaro, kad numirtum, kad tu gerai jaustums realiai. Jo, tu realiai imituoji savo mirtį. Jo. Ir po Ayahuascos tau euforija, kad tu praėjai mirti, tu supratai, kad ten iš tikro nėra tai baisiai, tai yra tiesiog duris į kitą pusę, žinai, kurio, iš ten niekas nėra grįžęs, tai ten tik, bet tu įlendi pro tas duris ir supranti, kad nebus tai blogai ir tu galim sakyti, prarandi tą mirties baimę, nes tu supranti, kad tai mirtis nebus pabaiga, o bus kažkano kito pradžia. Ir kaip Buda sakė labai gerą frazę, turi gyventi kiekvieną dieną taip, lyg tai būtų paskutinė tavo diena gyvenime. Bet tai nereiškia, kad tu turi daryti nesąmonės, o tiesiog turi džiaugtis. Supranti, visko maini, koks geras oras, paukščiukai čiulba. Yra tokių žmonių, kurie moka džiaugtis kiekvieną dieną. Tai vat, o mes tiek įsiveliam į tos proto žaidimus, žinai, kad mes daug ką pamirštam mėgautis. Wow. Nes pagrindas dirbi ir galvoji, žinai, tas tą reikia padaryti. Labai geras multikas yra tas. Ir nebegyveni. Geras. Matyk, kaip ten gerai pavaizduota, kaip tose juoduose kokoniukose. Ten, fine. Žinai, ir tavo gyvenimas eina, tu sėdi tame kokone ir reikia sielą miegą. Turi atsibūsti. Viena iš tavo kelionės misijų buvo tai, kaip ir minėjai, kad kaip turėtum teisingai vesti kažkokias tai apeigas, tarkim, kaip tavo tas projektas užgimęs prieš kelionę į Peru, Tattoo Astral. Taip. Ne? Ir dabar prieikim tada prie to Tattoo Astral projekto ir kaip tai iš viso gimė. Aš jau esu iš tavęs girdėjęs, bet aš norėčiau, kad ir klausytojai išgirstų. Ir žodžiu, ir kaip tau sekasi, kaip eina šitas. Gerai, žodžiu, Tattoo Astral. Aš jau pasakoju apie tą žiniuonę, ne, Indijai. Taip. Tai jisai, kai man jo pabendravimas su juo labai mane sukrėtė tada, ta prasme, taip iš pagrindų. Ir aš tada jau buvo susiformavę, kad aš turiu keisti savo darbo koncepciją, savo visą, kad, žinai, daryti tatuiruotę su mantra, žinai, kad kažkoks sakrališkumas atsirastų tame procese. Aš bandžiau tuo momentu, žinai, turėjau vieną ar dvi tokias pozitive tattoo, aš kažkaip jas buvau pavadinęs, žinai, kad ten ateina žmogus, mes ten padainuojam, žinai, biškį tokią nusiraminam, ten pamedituojam, žinai, toksai su žvakutėm, su smilkaliukai, žinai, bet paleidau, kažkaip neprigijo, pačiam dar trūko ir žinių, visko trūko, žinai, ir matau, kad, toks kažkaip nesigauna, kažkas ne taip, ir paleidau tada nauja šeima, Gintarė, ten nauja studija, žinai, va tos būtinės problemos, jos ten reikėjo viską spręsti, dylinti konvencijos, ten įsivėliau tą viską. Ir praėjo nuo to momento 10-11 metų, žinai, ir kaip ir viskas ok, namai yra, šeima, tenais studija, viskas funkcionuoja, žinai, ir tada atsirado ta monotonija, žinai, toks, darbas, namai, savaitgalį kažką nuveikti, monotonija, ir aš galvoju, ir vėl atsidūriau tokioj kryžkeliai, žinai, kad, negi čia viskas, žinai, vėl tie patys klausimai mane pradėjo kankinti, ką čia, ir aš atsiminiau tą senuolį, tą senuką, žinai,
Ir aš, blemba, turėjau tokį vieną rimtą patirtį tenai su draugais, žinai, ir ten ir ašarų buvo, ir klausė, ko tu nori, žinai. Ir aš atsiminiau tą senuką ir sakau, jo, aš noriu tęsti tą, ką aš norėjau daryti, tik dabar turiu ir žinių, ir visas backgroundas yra ramesnis, ta prasme, studija, namai, ten viskas sutvarkyta, ir aš galvoju, blemba, aš galėčiau grįžti prie to, tai fainai buvo. Ir tada pradėjau, žinai, vystyti tą idėją, guli lovą ir galvoju, kaip tai galėtų atrodyti. Gerai, studijai to negaliu daryti, ne? Nes studijai kita energetika, yra kažkokie meistrai, ten, ne tas vaibelis, žinai, studijai daryti kažkokias apeiginės tatuiruotės. Gerai, o tai kur aš jas turiu daryti? Gerai, turėjau kupoliuką, mažą, vasarinį, bet jisai tik vasarą. Reikia didesnio kupolo, reikia, kad jisai veiktų žiemą. Ir tada, žinai, prašiau tai įmonės, kur pirkau tą kupolą, sakau, jūs darote, jo, darom prie -20, ten oras pastatai, ten visą projektą, man ten, žinai, ir su, bus kupolas savo teritorijai, gamta, žinai, prie savo namų. Gerai, o kaip tas turi atrodyti, žinai, kaip ta ceremonija turi atrodyti, žinai, ir aš galvoju, gerai, o kaip mūsų protėviai darė, jie ten, žinai, tikrai nebuvo nei studijų, nieko, bet vis tiek ten buvo, nes anksčiau tatuiruotės, kaip tas anksčiau yra, žinai, imkim prieš 1000 metų, prieš 2000 metų, žinai, kai dar buvo bendruomenės gentis, žinai, tai vis tiek šamanas darydavo. Ateina karys, sako, aš einu į medžioklę, man reikia, kad man sektųsi, žinai, gerai, mes ten paėmė, ten jie kažką pamedituoja, kažko pavartoja, gal, žinai, kažkokios apeigos vyksta, žinai, ir iššauna jam kažkokį amuletą, žinai, ir tas amuletą jį apsaugo ir nuo priešo strėlės, ir nuo juodosios magijos, ir priklausomybė genčiai, taip buvo tatuiruotė nuo pradžių daromas. Tokios funkcija buvo, aišku, per metus jinai keitėsi, žinai. Ir galvoju, reikėtų grįžti prie ištakų, back to the roots, žinai, taip kaip buvo. Ir pradėjo visą tą formuotis, kaip turėtų atrodyti ta sesija, žinai, kad ir turi būti ir pirtis, kad nuplauti fizinį kūną, žinai, net tą mirusį odą, pylingą pasidaryti. Plus žmogus, kuris ateina, negali iš karto, žinai, jisai atvaro į tą ceremoniją po darbų, visas nuplukęs, subėgęs, čia dar kažkas skamina, kažką reikia dylinti, žinai, tai kad nemestum iš karto į tą kupolą, tiesiog įpirti, žinai, toks pereinamas laikotarpis, kad, žinai, jis ten nurimsta, nusiplauna, pradedam šnekėti, bendrauti, aš ten kažką klausinėtis, apie save pasakoja. Ir tada jau po pirties einam į kupolą, žinai, ir tenais aš groju savo instrumentais, jis jau maksimaliai papirties, įsivaizduoju, būseną papirties, kai jau ir taip jau prie megelio traukia. Čilas. Čilas, jo, paguldai, groji ir tada žmogui garsai pradeda formuoti kažkokius vaizdinius, kažkas eina iš širdies. Nes kai žmogus ateina į studiją, ką jis sako? Aš noriu. Ane? Aš noriu tatu. Aš noriu tatu. Aš yra ego, noriu yra protas. Tai kad eliminuoti ir ego, ir protą, kad viskas eitų iš širdies, reikia tam tikros atmosferos, žinai, kad jisai neskubėtų, kad tai procesas būtų toks, žinai, su ramybė, kad jisai įsiklausytų į savo širdį. Kad pajaustų, ko nori, ne? Jo, pajaustų, ne čia, o čia, žinai. Bet tam reikia tinkamus klausimus užduoti, žinai, kaip tu jauties. Tai pradeda pasakoti apie savo vaikystę, apie savo problemą. Aš tam realiai ten psichologinė sesija būna, ten kiek daug žmonių, kiek daug skausmo pas juos yra, kiek daug klaidų jų tėvų, ten iš kartos į kartas. Tikrai visi skirtingi, visi su savo problemom, kai kas net nemoka pasakyti, kaip jaučiasi, žinai, jis neranda žodžių savo būseną, nes jis nėra buvęs toj būsenai, žinai, ir todėl tu atsargiai po krupelytę trauki, ir kai jis pradeda kažką pasakot, man iš karto atsiranda kažkoks vizualas, žinai. Aš tą vizualą užfiksuoju, mes pamiegam ir ryte aš kupolę nenaudoju nei Pinteresto, nei kompo, yra tik pieštukas ir popieriaus lapas. Čia trumpai, tai čia vyksta su nakvynė? Jo, su nakvynė, jo. Žinai, vis tiek pati ceremonija vyksta iki 2-3 nakties, nepaleisi žmogų pasitikti. Tai išmiegam kupolę, būtų ten kažkokią jogykę pasidarom, prasimankštinam, tada pusryčius, viską ramiai. Svarbiausia, kad niekas niekur neskuba, joks klientas nekvepuoja tau į nugarą, kad va čia jau sekantis, žinai, todėl ramiai. Tai ir ta ramybė, jinai pradeda skleitis kaip lotusas, tas kūrybingumas, žinai, ir tu šnekiesi ir sukuri kažkokį dizainą. Ir aš jį paišau tik ranką, nenaudoju jokių pagalbinių priemonių, maksimum liniuotė, žinai. Ir tos tatuiruotės gal jos turi to kreivumo, netikslumo, bet jos yra organiškos, žinai. Ir dažniausiai darau su koilu. Galvojau handpauką daryti, norėjau netgi važiuoti pas Gediminą Zubą, kad biškis man ten parodytų, kaip ką daryti, žinai, bet aš supratau, kad mano temperamentas, aš esu labai choleriškas žmogus. Taip. O ta technika yra tokiam flegmatiškiam žmonėm, kurie turi kantrybės lėtai. Visiškai tai nesupranta. Jo, man reikia greitai daryti. Tai koilas, ko gero, geriausias įrankis yra, kuris atspindi mano tą visą temperamentą. Tai va, ir padarom tą tatuiruotę, jinai dažniausiai būna A4 formato, ta prasme, nepadarysiu aš ten, žinai, kažkokių rankovių ar nugarų, žinai. Čia daugiau yra esmė ne pats piešinys,
O ta intencija, į kurią tu įdedi ją, ką žmogui jinai reiškia, ir jisai praėjęs visą tą ceremoniją, tai bus jam atminimas, žinai, priminimas, kad ką aš praėjau, ką aš jaučiu, žinai, ir pasižiūrėsi tatuiruotę, jis atsimins tą akimirką, žinai, ir jinai visai primins, žinai, kas tu esi, kad aš tatuiruotę atėjau iš širdies, iš intuicijos, ne iš proto. Tai va. Čia labai gerai. Gerai? Čia apie šitą reiks pakalbėti. Koks yra susidomėjimas žmonių? Pradžiai buvo labai didelis, tikrai vasarą fainiai buvo ir kiti tatuiruočių meistrai atvarė, žinai, buvo labai, labai fainiai, kad kolegos nori patirti. Dabar biški toks sąstingis yra, nes žiemą, žinai, taip. Gal ta ekonominė, finansinė, ta politinė ta situacija netokia rami, žinai, yra tai... Bet žmonės domisi, rašinėja, klausinėja, toksai, aš suprantu, kad tam dalykui, negali toks, žinai, užsirašai ir po savaitės varai, tam, žinai, gauna informaciją ir tada dėliuojasi, žinai, reikės ir tiesiog turi ateiti tinkamas momentas, žinai. Bet aš radau kupolui, kadangi jis yra multifunkcionalus, tai dabar mes ten darome koncertus, labai susižavėjau visais sakraliniais garsais, koncertais, kviečiu kitus atlikėjus, tai ten kiekvieną savaitę vyksta kažkokie renginiai, sound healingas, meditacijos, omus ten, om chantingai vyksta, tai tikrai veiklos ten užtenka, man tai teikia didelį džiaugsmą. Jeigu garažas mano yra mocai, ten yra viskas protas, ten kaip ką padaryti, tai kupolas yra širdžiai. Viskas, kas eina širdžiai per tokius dalykus. Va. Kaip pats atsiribojai nuo žmonių šitų jausmų, emocijų ir išgyvenimų? Nes tau reikia gyventi tuo. Labai paprastai, aš nežinau, aš kažkaip išmokau, aš ta prasme nepasiemu jų, ta prasme aš jiem duodu išsisakyti, mes turime tokį aukurą, ugnį, labai norėjau, kad kupolė ugnies stichija būtų ir deginam tenais viską. Ta prasme, aš po ceremonijos aš labai pavargęs būnu, ta prasme, nes ir miego trūkumas, ir daug energijos atiduodi, žinai, tai visą kitą dieną tokia labai neproduktyvi būna, aš daug ilsiuosi, ta prasme, turiu atgauti jėgas, bet ta prasme, kas liečia psichologinę būseną, ką aš išgirdau, ką žmogus papasakoja, nes mes tikrai ten tokias imtymės, ten ir ašarų būna, žmonės verkia, pasakoja, žinai, su skausmu, su tokiu, žinai, su didelė žaizdom širdyje. Tiesiog, aš suprantu, kad čia yra jo kelias, aš tik gydas esu, aš jam tik parodau. Aš iš vis skaitau tą ceremoniją, labai gerą palyginimą radau. Mes savo gyvenime einam kaip per kukurūzų lauką, žinai? Kukurūzai yra taip, tu eini, kažkur eini, fix dait, kur eini. Yeah. Tai va ta ceremonija, jinai padeda biškį pakilti virš kukurūzų lauko. Man ten reikia. Susikalibruoji savo kursą ir tada žinai, kur tau eiti. Vat kam nereikalinga. Tai jo. Wow. O kažkokių dar... Toks čia per giliai biškį, ne? Ne, tas ne per giliai. Įdomu, žiauriai įdomu, geras. Ar yra dar kažkas, kas tave neramina dabar? Kažkoks naujas projektas vis rezgasi galvoj, ar yra kažkas dabar tave muša iš tavo kelio? Nežinau, mane biškį, matai, tu daug vėliau pradėjai tatuiruotes daryti, bet mes jau išgyvenom su Donce vieną krizę, ne? 2008 metų krizę atsimeni? Yeah. Kaip tave paveikė? Tau iš darbo pusės. Iš darbo pusės nepasakyčiau, kad labai daug paveikė, nes aš buvau UK, tai nebuvau Lietuvoje, tai ten kažkaip labai nepajaučiu, nes aš turėjau kitą darbą, tatuiruotės buvo ne pagrindinis darbas. Tatuiruotės nebuvo pagrindinis darbas, tai aš turėjau kažkaip kitą darbą, tada dar kažkaip... Dar all good. Aš galiu savo patirtį papasakoti. 2008 metais, žodžiu, ta nekilnojama burbulas sprogo, čia visi draugai liko be darbų, be pajamų, žinai, ir aš toks, žinai, stebiu, aš irgi priklausau nuo sociumo, žinai, ir jeigu pas Petrą nenusipirko dešos, jisai neateis pasidaryti pas mane tatuiruotės, žinai, čia kaip domino efektas, žinai. Ir aš vis su tokia baime, žinai, darau tas tatuiruotės, vienas klientas, kaip ir viskas gerai, tų užrašymų yra, žinai, bet stebiu aplinką ir tikrai daug nerimo buvo. Ir aš išgyvenau vien dėl to, kad tai buvo Klaipėda, buvo tie jūreiviai ir žmonės, kurie dirba ant platformų, offshorenikai mes juos vadinam. Ir dėka jų, mano klientų, tų ten 20-30, darosi didelius projektus, tai kaip aš praslydau. Ir viskas baigėsi apie 2012 metus, kai jau vėl ten pradėjo, žinai, kilti viskas, ten prasidėjo judesiukas, žinai, visiems viskas gerai. Ir dabar situacija labai labai panašiai yra, žinai, kad
aš kaip ir darbo turiu. Žinai, nu gerai, aš suprantu, kad aš jau turiu įdirbį, jau ten 26 ar 7 metai rinkoje, turiu savo klientūrą, žinai, bet man labai skaudu žiūrėti, kad studija tuščia yra. Jo, nes jaunimas neturi darbų. Jo, jauni meistrai, kurie rinkoje yra, nu, sakykime, 8-9 metai. Metus, kiti 2, ta prasme, jo, tai labai sunku. Jo, ir, žinai, ir aš viskaip stengiuosi, žinai, nu, kažką daryti, kažkokias akcijas, kažkaip pritraukti tos žmonės, kad, nu, nes tuščia studija, žinai, ir aš kaip, nu, kaip studijos vadas, lyderis, aš jaučiu atsakomybę už jos, nes jie irgi turi ir savo šeimas, ir savo, nu, turi išlaikyti, žinai, ir nu, nėra tų žmonių, žinai. Lygiai tas pats pas mane buvo. Jo, ir man tas kelia nerimą, žinai, kad vat, aš nerimauju, žinai, nu, ir aš suprantu, kad tai baigsis, tai jam, žinai, nebus. Aišku, daug studijų, daug meistrų turės atsisakyti ir jau dabar stebiu tą tendenciją, kadangi administruoju Lietuvos statų grupę, aš matau, žinai, parduodamas gultas, parduodamas armrestas, parduodamas mašinėlės, žinai, kažkokį postą įdedu, kad, tipo, nu, viskas, nebedarysiu atročių, nes nėra žmonių, o gyventi reikia, žinai, tai ieškosi. Tai aš suprantu, kad ta situacija, jinai nėra amžina ir jinai baigsis, žinai, bet, nu, tiesiog sakau, kas mane dabar labiausiai neramina. Tai yra tai, kad, nu, vat, yra tas sąstingis, žinai, ir kad, nu, tikrai tai baisu, žinai, plus tas politinė situacija tokia nestabili, žinai, čia vieną dieną vienas, kitą dieną kitas, žinai, ir taip, žinai, dar ta korona prieš tai buvo ir toks, norisi pasakyti. Ten irgi nemažai padidėjo gerai. Jo, nu, duokit mums ramiai gyventi ir viskas, viskas bus gerai. Gyvenimas. Jo, tai prie šitą visą aš norėčiau tau pridėti dar jauniem meistram, kurie žiūri, tarkim, šį podcastą, kad nėra gėda susirasti antrą darbą, žinai. Nu, tikrai nėra. Aš dabar irgi būtent ant šitos visos bangos kėliausi į Vilnių, kai man dabar iš mano šiltos vietos ir mano įdarbio Panevėžy, aš dabar keičiu visai kitą lokaciją ir man dabar, kai esam tokiai situacijai, kai tų darbų čia nekrenta iš dangaus ir reikia man kažkaip, žinai, įsivažiuoti. Ir aš tikrai nemeluosiu, aš buvau atsivertęs ir tą patį CV banką ir galvoju, aha, ką čia dabar galėčiau dar veikti, žinai, nu, tipo, bet kažkaip aš dedu pakankamai nemažai darbo į save, tai man nereikia antrą darbą, bet ta prasme, kad tai tikrai nėra gėda ir tie patyrę meistrai, kad aš tikrai būčiau ėjęs ir ieškojęs, žinai, to darbo ir... Tai va, dėl to tas Tattoo Astral, mano planas buvo toks, žinai, nes kai pradėjau Tattoo Astral, dar nebuvo taip ryškita. Aš jautau, kad kažkas bręsta, žinai, ir aš galvoju, planas buvo toks, kad aš visas pasineriu į Tattoo Astral procesus ir studijai būnu, nu, 1-2 dienas. Atvarau ten, žinai, palaikyti vaibelį, žinai, paklausti, kaip kam sekasi, kažkokių problemyčių išspręsti, žinai, nu, studijos reikalų, žinai. O visą laiką skirti Tattoo Astral. Ir dabar suprantu, kad to nesigaus, nes jeigu aš nebūsiu savo studijai, jinai bus tuščia. Taip. Suprantate, aš tuo pačiu ir esu magnetas, kuris pritraukia auditoriją, pritraukia žmonės, žinai, vat, Dani čia, Dani ten, žinai, ten patarti, kažkam padėti. Ir aš turiu dabar trumpam atidėti Tattoo Astral, vien tam, kad Danis Tattoo funkcionuotų, turim praeiti tas etapas ir vat, dabar visi kartu bandom tiesiog išgyventi. Ir kažkada baigs, išliks tik stipriausiai. Dabar aš tai vadinu, tokios žiūrkių lenktynės prasidėjo. Išliks tik stipriausiai. Ir ką? Ir su šituo, kadangi mes visi žinom, kad turime ir superherojų Lietuvoje, Batmanas, kuris aplanko vaikus, kas yra labai gražu ir labai sveikintina, tai aš labai norėčiau, kad tu savo superherojaus lūpom užbaigtum šitą mūsų podcastą ir kažką tai tartum. Gerai, žinokit, kad viskas bus gerai, gyvename patį geriausią laiką Lietuvoje, Lietuva dar niekada taip gerai negyveno, visos problemos yra daugiausiai tik mūsų galvoje. Ir išmokite džiaugtis paprastais dalykais ir nepamirškite mėgautis tokiom akimirkom, kurios kartais pražiopsame. Tai aš visų pirma pats savo tai sakau ir linkėčiau jum, viskas bus gerai. Aš manau, kad ta krizė, tas sąstingis, nu, dar reikės kokius porą metų pakentėti, bet viskas baigs, užaugs nauja karta su savo naujais prikolais, su savo naujom tatuiruotėm ir naujom tendencijom ir reikės prisitaikyti ir man bus didelė garbė, kad aš būsiu pragyvenęs dar vieną krizę ir ją išgyvenęs. Taip tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote, ačiū Donatai, ačiū Žydrūnai, ačiū Kulka, ačiū Onyx Tattoo. Nežinau, dar ką nors galim pasakyti. Taip, tai viskas. Ačiū labai, ačiū jums, kolegos, ir galim pasiploti savo. Ačiū labai. Ačiū jums. Super.